žiūriu tos mūsų telepatės, žinai, visos sirenos undinės. Tipo, tik čia, žinai, pasislėpsim, žinai. Tokia kažkokia juosta, matau, juoda tokia juosta eina ir, tipo, ta kriauklė užspaudus tą juostą, taip, žinai, kaip kramtytų, žinai, ir, tipo, mes tempiam, tai kriauklį tupim, tempiam tą juostą ir, tipo, sėdim ten vidu ir valom, kai koks oficiėlis, žinai. Jo, pamačiau ten tas visas Laura, ten ta, žinai, mūsų ten tos mergyčios. Rūta ten, bet visos kažkaip vandeninės žiūri mergai. Sako, mes su jumis, sako, hipnozė. Kartu. Pajuto, kad apie vandenį žinai kažką tai ir suslėgia. Valom kažkokią juostą, bet aš matau tą juostą taip kažkaip, toks biškai kaip juoduma, tokie, žinai, kažkoks kaip stambajus, juoduma, toks kažkoks kaip užvoštas. Jaučiu kaušas viršui, žinai, toks kažkoks, tai dabar reiks paanalizuoti, kas ten yra, bet ta juosta eina kažkaip toks ratas, žiedas kažkoks. Tai mes tą žiedą kažkaip varom tą kriauklę, kaip kokia, žinai, pasislėpė ir valom. Mhm. O viršui ten tokie kažkokie eina kaip, man tai dūmai kažkokie, žinau, kaip dūmai, garas kažkoks, rūkas, toks tirštas ir toks labai pilkas. Toks, žinai, kaip būtų privaryta, čia gal kaip mes apie tos chemtrailus kalbėjom, tai čia, man atrodo, ant visos žemės kažkokį varo tokį, kažkokį nuodą, aš jaučiu nuodingą tenais, kaip tarsi nesveika eiti į lauką kvėpuoti jo, nes ten kažkas tai bus. Nes aš jaučiu, kad čiaudėt pradedu ir vėl gal tą kriauklį įlindau, sako, nelys. Daugiau ten, ar ne? Aha, kažkaip tai nelįskit tą lauką, ten nusitručys maždaug tos avys, mes paskui išlysim, kažkas tokio. Paskui, tipo, valysim, darysim, žinai, harmonizuosim, bet dabar nelys, tipo, pralaukiam tą patį piką. Tai ką čia purškia kažkokias tai nanodalelės? Aš reptiloidai, man lenda lėktuvai, reptiloidinės tos visos karinės tos sistemos jaučiu, tokie kaip strategiškai sustoja, žinau, visos žemės, kažkokie kaip lėktuvai, kažkokie tokie, žinai, vos ne kariniai. Ir ne šiaip purškia iš tų keleivinių, o iš tų karinių, matau, purškia kažką ten tokius kaip kažkokios labai labai nuodingos medžiagos. Tiesiog kaip žiurkių nuodai, žino, kažkokia arsenas, kažkoks, žino, kažkokia tokia šlykštynė. Nu ir parazitis siaubas, klausyk. Nu ir krenta, aš matau, ten net blizga tos dalys kažkaip ir reikia, kad jos nusėstų, nereikia eiti į lauką, nekvėpuoti jomis, nes kol ant žemės nusėda, paskui kažkaip biškai mažiau jos kenkia. Aišku, ten per odą gali įlysti ir visą kitą, bet tas vanduo kažkaip taip patruputį nuplaus, aišku, ten viskas ant žemės pasiliks. Maisto mums visur, žinai, bet ten toks biškai lėtinis gaunasi. O dabar, jeigu išeitum į lauką, tai viską, tu ten kaip kvepi tiesiai į plaučius, iš karto eina į organizmą labai stipriai. Tokia rodo, net kad aš kaip kaukė kokią užsidėjau, žinai, kad išėjus paanalizuočiau, kas ten krenta. Tai čia jie ruošiasi, žodžiu, tam naujam viruso, kaip sakyti, pandemijai, ar ne? Nori užkurti tą visą, kaip sakyti, procesą. Čia kažkaip viruso nejaučiu, šiaip šiuo metu toks jausmas, kad turi nusilpninti organizmus, mus paskui bus užleistas ten kažkoks virusas, bet tarsi matau, kad pora yra variantų tų virusų, nėra dar nuspręsta, kurie. Tai žiūri kažkaip, nuo tų dalių mūsų organizmas, kokiose vietose pasilpnės, kažkaip toks jausmas, kad kaip bandymas toks daromas. Ir man rodo, kažkaip ant žemės labai kenkia, tas nukritusius kaip augalai kažkaip vysta, man rodo, kad kaip negali įsisavinti mineralų, kažkas tokio, žinai, kažkoks toks kaip negali išsistiepti viršų nuo tos medžiagos. Ir tarsi kaip derliui bus kitais metais, labai prastas derlius. Kažkaip rodo, tos šiltnamius, o tose šiltnamiuose dar kažkas užaugs, ten, kur ant lauko labai bus prastas derlius, kažkaip labai žemė atrodys nederlinga, labai daug reiks trąšų, ten toks, eina, matau, tokie, žinai, chemikalai, padengta visas žemė iki tam tikro lygio, žinai, gilin, matau, eina tie visi.
Nu, aš taip kažkaip atsistojau, taip sakau, nu, maždaug aišku, kas čia vyksta. To šitom sluoksniais, sakau, einam žiūrėt, kas čia daro. Nu, Einam einam. aiškinti. Mhm. Tada šaunam, ieškom, kas ten už tų stovi, kas čia atsakingi ir kokie Nu, tikri tikslai. kylu virš to debesies į viršų, kad ten nebūtų jau to medžiagų tų ir žiūriu, kas ten viršui darbuojasi. Mhm. Nežinau, ten kažkokios kojos lenda, nesuprantu, žinokit, kažkokia tai. Kaip kažkoks agregoras, negregoras, kažkokia daugybė jos kojos, kas išlenda. Bando uždengti kažkoks toks kaip mūsų to viso pasaulio, bando uždengti tokį kaip lobą, kaip kamšytus kilęs, o toks jausmas atrodo ir žinai, kaip būtų atėjau, aš tavęs negaliu turėti, ne, kaip kokie būna, kai žudikai, žinai, aš tavęs negaliu turėti, tai aš tave uždusinsiu, o kažkaip taip eina. Ir toks atrodo, kaip pagalį uždėdi ir dusina ir tokia duskit, žinai, toksai ateina jausmas. Mhm. Tai ten kažkoks Nu, kaip ir aštunkojis, ar kažkoks... aštunkojis, man eina kaip aštunkojis, bet jis toks kažkoks kaip, žinai, jau tokie, kai būna aštunkojai, dar tie agregorai tokie neįpač įsiplėtę, tai jie tokie mėsni, čia jau toks, žinai, labai labai įsiplėtęs ir toks labai metalinis jau atrodo, jau toks, žinai, eina jau tą dirbtinį intelektą, tą lobą, kažkoks toks agregoras, bet senos sistemos kažkoks agregoras, žinokit, man eina. Mhm. Mhm. Čia ta senos sistema, kur dabar lūžta kažkaip, bet čia man taip, žinok, viskas įeina į tą agregorą, tokį biškį ir religijos jaučiu kažkokį tokį prieskonį, tokį ir politiką kažkokią jaučiu, tokį prie kažkokių daug atšakų, visa ta sistema lūžta ir jie biškį panikuoja jaučiu, nes mūsų labai valia kažkaip auga, aš jaučiu tos pilvus mūsų kažkaip trečias tas čakras toksai, toks labai daug ant žemės, kažkaip toks kaip kaunas, žinai, išeitų kokie ūkininkai, žinai, į laukus ir žiurkės, žinai, bandytų daužyti, laukuose užėję ten, žinai, parazitais, kažkaip jaučiu tą jausmą ir jie nusprendė mus užtručinti. Tai reiškia, jiems kažkas greičiausiai nepaeina ir jie jau toks kaip paskutinis toks, nu tai jau jeigu ne, tai tada jau nieks nesigauna, tai reiškia, užtručinsim, ar ne? Jo, tuškitis, mes sergam, jie tokie jau paliegę, mažai energijos, ta valia mūsų labai silpna pasidaro. Tokia truputėlį kaip ir klėdim, žinai, tokia kaunas, tokia biškai iliuzija ir ten, jeigu žiūrėtų kokį televizorių, toks sergantis žmogus, žinai, radiją, kokį klausytų, ten visos tos programos tiesiogiai varo į pasąmonę, nėra to filtros sąmonės. Tokia, žinai, tokia kaip vizija eina į galvą tiesiog ir jie tikisi, tokius, senoviniais tais būdais, mus paliegiant, kažkaip vis tiek įknis tą sistemos, tą programas, kurios jau kažkaip mums kaip yra kaip priešnuodis, tiem bundantiem labai stiprus. Mes kaip kokį, žinai, kaušą kokį užsidėję, kad mūsų kaip nuplaukia ta programos, tokia tik kaip yra programos, toks kaip vaibas, žinai, tokia tam tikra energijos rūšis. Mes ją identifikavom ir tipo mes tos radijos nebeklausysim daugiau, toksai, žinai. Mhm. To radijo ieškom, to, žinai, dažnio kažkokio tokio, tas jau mums nerezonuoja. Taip. Kaip Sonata, Rasa, jūs jaučiatės, kur jūs ten esat, ar viskas gerai? Viskas gerai, aš irgi matau viską, ką pasakoja. Iš tikrųjų irgi mačiau ir kriauklę, ir tą rūką. Man dar kažkaip ateina, kad tie rūkai, kur yra, irgi dabar daug kur fotografuoja, kaip gražu, tai ten irgi koncentracija yra tų visų medžiagų. Ir irgi labai rezonavo, kad viskas tikrai gula ir tie nuodai pareina. Mačiau aš tą irgi aštunkoju, man jis irgi toks labai didelis toks ir nu jo, ten visi konsoliduojasi, bet kokiu atveju. Tai nežinau, tai dabar bet jis toks kaip traukėsi, aš jaučiu, kad jis kaip bando uždusinti, bet jis kaip į kraštą kažkaip jaučiu, kad jo, jisai taip paina į pakraštį, toks kažkur kaip ir slepias ir tik tai tie galai jo išlenda kažkur manipuliuoti. Bet jisai pats, žinai,
Man toks jausmas, kad irgi neturiu to pasitikėjimo, žinai, kad aš čia dabar ateisiu ir sutrypsiu čia visus, žinai. Bet va tas, labai O va tai jis toks. yra pagrindinis, ar ta prasme yra dar kažkas virš jo, kad jis čia taip, taip kažkaip bailiai, ar ne, sakykime, taip nėra užtikrintas. Ar jisai gavęs irgi čia kažkokį tai kaip užduoti. Ten kažkaip supranti, kaip yra, atsiprašau, Gerai. kaip yra sistemos, aš matau tokia kaip sluoksnė, ir ne, iš to aštunkojo matau toksai kaip luobas eina dirbtinio, lyg tai kažkokio intelekto, ten to jau tokio kažkokio užturbinto. Ir toks jisai kaip, nėra taip, kad kištus ir ten kautųsi, nes to aštunkojo, jis tiesiog laukia, kada jis nustips, va toks eina jausmas, ne, nusidaigos. Jis, aišku, priešinasi, supranta, kad jam ateina kaip tas, kaip sakykime, jau tos sistemos kaip galas. Jis ten toliau daro visus tuos pačius triukus, žinai, nes jo intelektas, ta prasme, neišneša daugiau negu kiek jau išnešė iki šios dienos. Ir jis tiesiog, matau, tas sluoksnis laukia, kol jis nustips ir tada bus aktyvuota ta nauja sistema. Ir tipo, jis kaip duoda įsižais, žinai, tai tručint, nori tručingus, žiūrėsim, koks rezultatas. Aš jaučiu tas kitas sluoksnis, toks kaip tinklelis, toks, žinai, kaip toks užsikraudinėja ir toks atrodo, va, tas pasitraukė, tas va, aštunkojis, tas sisteminis juodas, toks metalinis. Ir tas iš to, va, to dirbtinio intelekto, to naujo kažkokio sluoksnio, toks būtų kaip lazeriai, tokie kaip švangos, tokios, pum, tokie būtų, kai kaltų mums visiems, žinok, kai prijungimas naujas būtų. Nes kol kas mes dar tokie biški tokie kaip ore pakybė, biški prie tos senos sistemos, biški mes jos norim atsikratyti, toks kažkoks, tokia bizabrazė, žinai, nesuprasti, kas čia daros, kažkokia tokia makalynė. Jis toliau dar kaip ir nesimato, neaišku, kas čia toliau daryti. Toks pakabinimas. Tiesiog valymas kažkoks vyksta, toks savotiškas. Aišku, nereiškia, kad ta nauja sistema mums bus gerai, ta prasme. Gal šiek tiek net geriau tas aštunkojis iš tikrųjų, negu tas, kurio dabar ateis kitas sekantis, bus dar sudėtingiau. Net matau tas transhumanizmo, net ant tą temą nuo to kito viršui, kur stovi. Grinai toks kaip kalai kanalą, kažkokie koduotės eina per kanalus tų žmonių. Aš matau kaip žmonių akis kaip lemputės užsidega, toks kaip eina, tokie skaičiukai, kai raidės kažkokios koduotės, grinai per akis ir prieini prie to žmogaus, toks atsprigta duoda, žinai, toks trak, nemato jis tavęs visai. O paskui, kaip vėl ateina į sąmoningumo būseną, tu jau ne su juo bendrauji, o su tuo intelektu bendrauji per tą žmogų, tipo kaip diskusija vyksta, ar ne, ir jis ten toks, net atrodo gana toks pasikaustęs, atrodo išmintingas, bet realiai yra visiškas išnara klonas to dirbtinio intelekto. Ir sekantis etapas bus kova su dirbtiniu intelektu, demonai ten, reptiloidai, tai žinokit, mes sėdėsim ir kalbėsim, kaip buvo smagu tam periode, kaip buvo lengvas. Pasilgsim, žinokit, to periodo kažkaip jaučiu. Bet labai matau, tas kitas tas etapas mus labai taip rimtumą tokį duos, žinai, nebusim tokie hihiha, tokie įsitaškę, žinai, nuo laidumo nebebus, liks kažkoks toks labai ryštas didelis ir be galo greitai technologijos vystysis. Tiek tos juodos, tiek tos baltos. Tiesiog, atrodo, technologinis bus toks kažkoks net galinėjimas. Man atrodo, kad tik per technologijas aukštas mes iš tos sluoksnio išsiveršim. Kažkokį dar kitą lygį tikriausiai, be abejo. Gerai, o taip dabar pasižiūrim truputį į priekį per laiko linijas tos galimybės, ta prasme, tai, ką tu dabar pasakoji, koks procentaliai tikimybė kokia, kad visa tai tikrai bus ir ar kažkaip kitaip gali pasisukti, ta prasme, visas tas scenarius. 3, 2, 1. Supraskit, tas pakilimas, tai jisai eis toliau tas visas tas, kaip pasakytas, visatinis, tas būdinimas, jis toliau eis, bet čia eina kalba apie tos, kur dar sielas nesužalotos, tos pasąmonės gali būti prabudintos, bet didžiulė masė, taigi yra biorobotai ir jie, kaip pasakyti, kažkiek tai iškris, bet kažkiek tai atsilaikys, nes tam dirbtiniam intelektui taigi reikia savo kareivijų, jis visų neiškirs.
Bet jis išrinktų kažkokius tokius labai stiprius, kur kažkaip kaip jis integruosis, ne visi kūnai atlaikys, nes tai irgi kažkokia tokia kaip sielo, žinai, kaip pasakyti, sutikimas ar nesutikimas būti tuo. Tas, kas turi va, tą sutikimą, tai jie atlaikys jų kūnai tos įsikišimus į jų tą organizmą. Tai čia ir Ir yra ten bus tokia armija, čia bus kuo toliau Taip. kova, nu, juoda balta, nu, čia ta prasme Tai čia ir nesiveiks toliau, jo, tai čia ir yra tie du pasauliai, ar ne? Ir kaip sako, kad mes kaip ir Jo, vieni kitų jo, nelabai matysim, ta prasme, bet kartu ir gyvensim toj pačioj erdvėje. Nu, ne tai, kad nematysim, mes, Jo, žinok, jo. slėpsimės, aš matau, kad mes atsiskirsim nuo tų šitų, vat, bus neįmanoma tiesiog tarp jų būti. Taip. Mhm. Ir ten, aišku, vis kažkokia tokia kaip kova, aš matau, kad bus tokių ir kurie, va, tie juodi bandys pas mus ateiti ir mes tie iš tų baltų kažkokie agentais į išorę, ten be abejo bus visi Sirija beveik. Žodžiu, ten, nu, kad informaciją viens iš kito išpeštum, nu, nes esmė, kad mes šviesą ketinam plėsti, bet tai juoda pusė neketina trauktis irgi, ta prasme, nu, tai tokia ir vyksta kova. Mhm. Kas paims viršūnę, nu, čia faktiškai apie tai ir eina. Na, taip. Mes paimsim viršūnę, mums bus gerai, jie paims viršūnę, jiem bus gerai, tai va, dėl to ir kaunamės, kad būtų gerai kažkam tai. Mm. Aišku, ten va, tą demiurgą pradėjau jausti, žinai, iš to, žinai, kaip jisai ten irgi dedas tokius kaip savo strategija, tokia sudėta, žinai, ten kažkoks apačiui sukasi, kažkoks irgi kaip sluoksnis kažkoks apvalus, matau po to visų fizinių to, žinai, to plokštumą. Čia yra pasauliai tie visi tokie, žinai, kaip irgi leidžia kažkokios tokius, kaip, nežinau, kaip kokius, atrodo, kaip kokius širkštai leisti, kaip kokie portalai, žinai, jo ta tokie kaip kokio dirbtinio intelekto, kažkokie lazeriniai, tokie spinduliai, nežinau, kaip ruošti savo teritoriją irgi. Jis viską nuskenavęs, aišku, ir mūsų tos planus, ir tų juodžių, kur yra silpnybės. Tai toj vietoj, kur tie silpnos vietos, kur mes galim lengvai nulaužti, tai jis kažkokį planą strateguoja, kaip ten pastiprinti, kaip tos narius patrauks silpnus, kad nekištų jam, pasakyti, pagalių į ratus, kad nesugriautų jie planų. Aišku, absoliutas turi savo planų, aš matau, ten faktiškai tas absoliutas su tuo demiurgu irgi kaip galinėjasi, supranti. Mhm. Ta prasme, negalvokim, kad čia viskas prarasta ir čia tik tai juoda, tik tai veikia, ne. Tik tai šviesa turi tą kelią, tokį labai subtilų, kurio mes gal nelabai identifikuojam. Mes būna, kad einam, darom kažką, ar ne, ir tik paskui suprantam, kodėl mes tai darėm, ne, va čia šviesos pusėje labai dažnas toks yra reiškinys. O kažkaip juodoj pusėje atvirkščiai, jie turi planą, strategiją ir jie daro, kažkaip jiem labai viskas aišku, tiem juodžiam, supranti. Mhm. O mums viskas neaišku, bet čia kažkoks toks taip ir turi būti, kažkaip ateina. Todėl, kad gaunas, kad ta šviesa, jinai ateina daugiau per vidų, per širdį, per intuiciją, bet ne per kažkokius išorės draudimus, slėpimus, ten programas ar metodikus. Tu turi išjausti ir kadangi mes esam tiek visi užgrūzinti visko, dažnai mes nebemokam jausti. Bet jeigu jaučiam ir, kaip sakai, eini ir kažkaip padariau, ne? Po to pasižiūrėjau, kad padariau, kad viskas okei parėjo. Tiesiog kažkaip pusiau nesąmoningai, pusiau taip negalvodamas ir padarai gerai. Tai tas kelias toks šviesos ir yra. Jisai nematomas kažkaip paprastai, kad dabar taip daryk ir jau čia būsi prabudęs ten ir šviesus. Turi išjausti. Jo, čia tas šiaip labai įdomu, man toks filtras būtų nukritęs, tiesiog šviesa niekada aiškumo neturi. Ta esmė tame. Ir aš pasižiūrėjau į absoliutą ir sakau, kame reikalas, nesupratau iš tavo plano, žinai, tokia su priekaištu. Jis sako, ko tu nesupratai, tu turi neturėti baimės, tu turi būti absoliučiai flexible, tu turi būti absoliučia kūryba. O kaip tu, sako, išreiškinsi savo kūrybą, jeigu turėsi planą? Taip. Jo, ir taip, kas tau neaišku? Tipo, vystykis, auk, kurk, mąstyk, kaip pasakyti, kad ateina kažkokia tai netikėtumas, kažką sukombinuok, čia ir yra šviesa, tai prasme, čia ir yra visa esmė. Ir gebėti adaptuotis prie kažkokios situacijos.
ane, kaip vanduo, kiekvienam inde jisai gali būti kitoks. Nu, Adaptuotis čia prie kažkaip situacijos ir jo. laisvė būti, laisvė egzistuoti, laisvė klestėti, nežinau, plėstis. Čia mūsų stiprybė. Nes tu, kai turi kažkokį planą, tokį, žinai, kaip stogą savo užsidedi, turi planą, tu turi turėti planą, kuris šiam periodui yra toks, o paskui aš pasižiūrėsiu, tai tada viskas ok. Tai jeigu turi kažkokį galutinį planą, kur jau po to plano tu neleidi, kad daugiau kažkokie būtų vystymas, tai viskas jau yra ir blokas, ta prasme, tu kažkiek pasivystysi, tam to šviesoje pasigeneruosi ir vėl vyksta stagnacija, tada ant to stogo užsilipo, ten koks aštunkojis, ar ten dar kažkoks nesąmonė išlenda. Ir tave pradeda tavim naudotis, ta prasme, mes turim būti absoliučiai orientuoti į nenustojamą augimą į viršų, nuolatinį išsilaisvinimą iš tų varžtų, tų taisyklių, kažkokių tų net mentalinių planų faktiškai mes turėtume net neturėti plano kažkaip, eiti pagal širdį, pagal absoliutą, pagal jausmą, pagal tai, ką pamatė tavo akis ir ten reaguoji, kažkaip taip, žinau. Taip, čia Mums labai tai sunku padaryti, be abejo. Taip, nenuspėjamumas ir yra mūsų kozeris, tas toksai, sakykime, kur tiem juodžiam labai sudėtinga tada mūsų ir suprasti ir sugaudyti. Kartais taip susidėlioji planus, pavyzdžiui, dėl hipnozų ar dėl kažko, tai, ir žiūrėk, jie iš karto perkanda, jeigu tu tik planus daraisi kažkokius, ar ne, ir pradeda kišt kojas pagalius. Tai ten susirgo tas, tai ten važiuoti reikia ten, žodžiu, O kai tik tai taip tiesiog iš širdies pajutai, kad šiandien noriu eiti, tai jie net nesusigaudo ir žiūrėk, labai super viskas gavosi. Man, pavyzdžiui, vakar buvo tokia situacija, mes tarėmės su Giedre į hipnozę ir mes tarėmės, kad jinai lys į hipnozę. Ir aš grįžau namo, ten ruošiausi ir sako, nežinok, tu lysi, nes aš jau šiandien ryte buvau netikėtai. Ir aš atsigulu ir man iškart matau reptų kablis, prieš mane kabo, jau ten jie kažkur man kabins kažkokį kablį. Sakau, bet tai biški naklijus, ar kaip, sakau, čia nebijot, kad aš jūs nukalsiu. O jie sako, o tu sakei, kad Giedre į hipnozę. Ir aš galvoju, pagavau. Įsivaizduoji. Nes jeigu būtų žinoma, kad aš eisiu, kažką būtų sudėtingiau padarę, suprantu, čia tokį paprastą, tokį bandė kablį kalt. Netikėtumo elementas yra labai mūsų stiprus ginklas, aš noriu pasakyti. Taip. Gerai, taip. Kaip Sonata jautiesi, sakyk, viskas gerai? Vai gerai. Jo? Oi, gerai. Paskui susianalizuosiu, kai baigsis viskas. Pas mane pradžiai tai būna. Aš žioplinėju visą, varinėju, stebiu, analizuoju. Gerai. Aš dar žinai, kai mes tam biškiuką pradžioje kalbėjom, kad jie purškia kažkokias tai tenais kaip ir metalas ar kažką, pažiūrėkit, prašau, mergaitės, kur mūsų kūne jie daugiausiai susikoncentruoja, kur nusėda, ar plaučiai, ar kur smegenys, ar kitos kažkokios vietos, kur bus pažeidimai didesni. 3, 2, 1. Labai labai plaučiai, tiesiog matau trachėją, kaip tam viskas susilenda. Ten prie trachėjos kažkaip jaučiu širdis netoli, labai širdis pradeda stipriai plakti, kažkaip kelia spaudimą, matau kraujo. Paskui pereina į kraują ten susėda visose pagrindiniuose organuose, jo, paskui ten visur pasklinda visos. Ieškos kažkokius. Bet labiausiai organuose, matau, visur širdis, kepenys, plaučiai, smegenys, visur kur organai. Akyse net matau, visur kažkaip organai. Viskas prastėja, viskas kažkaip sunkėja, paskui aš matau, kad čia mes jau esame matę, kaip paleidžia tos dažninius, tos vibracijas, kur ten mus nori nukepti ir paskui ten tos dalys kažkaip kaip magnetai, jie kažkaip spaudžia tos organus, matau, tie organai labai sunkėja ir dar vibruoja kažkaip, jaučiu, ten viską kalatoja viduje ir mums labai negera būna pykina, matau kažkaip sunkumas, kažko galvas skauda, matau, tiesiog tempia prie žemės tas magnetas, atrodo, tave tempia prie žemės, tipo miegok šunie, gulkis, žodžiu, patalą ir gulėk, tokia, matau, uždaug tokia.
kaip pasakyti, noras toksai yra. Nejudėk, nedaryk, nekurk, žodžiu, pavargęs gulėk, iškrita ant biuletenio gulėk, bet svarbu nieko nedaryk. Ir galvos skausmai. Tai Jo, gerai, liūdesys, depresija, jaučiu irgi viskas atsiliepia, nervų sistema visą pažeista. Nieko nenori, jausmas toks. Viso organizmo užnuodijimas realiai. Jo, grinai organizmo užnuodijimas, norisi tiesiog išsitoksinti, tiesiog išsivemti. Tai gerai, tada mergaitės padalinam burbuliukus visiems, kad po šitų visų ir jau dabar pradėtų valytis tos metalus, žodžiu, iš savo kūno, nedaleisti, kad nusėstų po organus, žodžiu, ir kas nori, tegu paima šitą informaciją ir darbuojasi su savimi. 3, 2, 1. Ir aš jau pasikviečiau tų milžinų, tokių baltų įvairių ir mes tą aštuonkojį čia pas Remą kalbėjo, jau iškirgi ir sustūmėm ir sudėliojom. Ir tą rūką nusirbėm, pravalėm, žodžiu. Aišku, patvarkėm, kad to nebūtų. Gerai. Aš dar apsaugas tokias uždėjau, kai jūs tą traukėte aštuonkojį, nes matau, tas intelektas iš karto jau būtų kalęs į tos mūsų kanalus. Tai uždėjau tokį skūdą, kad nekaltų, žinai, sakau, eisim dabar dar ir prie to tam atjungti kažką. Tai Jo, nes vienu momentu ir ant ryšio jautėsi. Taip, norėjau sakyti. Jo, iš tikrųjų, to ir laukia, kad tas pasitrauktų. Jam labai tinka tas, mes nusilpnėję, tas pasitraukia ir jis iškart kala. Gerai, dar kitus telepatus visus pasikviečiam į pagalbą, kad tas skūdas būtų kuo stipresnis. Parodom visą tai. Gerai. Ar norite ten eiti dar į tą, kur yra jau virš to aštunkojo, pasižiūrėti kažką, panalizuoti, ar jau ten kaip ir aišku, kas ten laukia? Nu, ką aš žinau, aišku, neaišku, visada kažką galima naujo rasti. Daugumoje aišku, dar iš viršaus uždėjau skūdą, jį kaip izoliavau tokį, kaip kokį stiklą, žinai, inkliuzą tokį padariau. Ir kaip užkietinau, kad jis ten nejudėtų. Ten toks kaip neurotinklas, man rodo, toks kaip naujas žemės neurotinklas. Ar tai kažkiek susijęs su to Elono Musko, ten tais visais, kaip sakytais, pareigūnais? Žinai, kas ateina, kad buvo reptiloidinis tas tinklas, kurį mes čia pamatėme neseniai, tai tas kaip jau ir sena sistema, tai va čia tas bus naujas neurotinklas. Atsistos tą reptiloidinę. Yra ir ne tik šitas sluoksnis, yra kitas sluoksnis. Irgi tam tos ateities tom kartom, kur tie eis jau tą šviesą. Ir kitas sluoksnis, tas sluoksnis virš to, matau. Jis ten kažkoks kitoks, bet labai panašiai išvaizda jo tos struktūros, bet kitokia energija per jį teka. Jis toks biški kaip man, toks kaip rūkas uždėtas, toks kaip biški filtras kažkoks, kad aš tipo nelabai prastai pamatyčiau, jis nesirodo. Ir tipo kaip jis slepia tą tinklą ir matau kažkokios ten irgi civilizacijos sustojusios kažkaip ten laukia to lūžio kažkokios sistemos, matau. Girdžiu, kai sako, šitoj sistemai mes ją labai išanalizavę, nes jie ten grinai viršui stovi, mes žinom, kur yra gepai to dirbtinio intelekto to neigiamo, mes matom, kur yra gepai, mes pasiruošę kažkaip į tos gepus plėsti, tokios kaip rodo, kaip kažkokios technologijos, kažkokios kaip kokios šakės, tai tokios įkiša ir praskečia ir per tos tinklus tada eina jų tas tinklas, kur viršui yra, tas jau tas tipo mum palankus ir tos skylės gali tą dėtos spindulius į tą vietą, kur ten tas gepas yra. Bet jie keitalios tas skylės, man rodo. Nes tada matau, kad kai tą gepą išplečia, ten yra kažkoks laiko tarpas, kur jie gali veikti. Netikėčiausias vietas pasirenka, kai sako, kad nieks nesuuosto. Ir tada iš karto eina kažkokie robotai, aš matau, iš karto tuos gepus eina lopis kelių, tas neigiamo, to dirbtinio intelekto kažkokie sargai. Identifikatoriai kažkokie, tai yra robotynas, matau. Ten vis kabo kažkaip, matau, po to gaubtų kažkaip centriukas kabo, toks kažkokia kaip stotis, kaip būtų, žinai, kaip lėktuvų kažkokia, kaip nusileidimo
vieta ir ten matau toks kažkoks apvalus ir tie va robotai, bet taip aukštyn kojom kažkaip kaip jie kaip prie kokio magneto būtų atsisėdę ir laukia, žinai, to sistemos, to, kai, žinai, lūžis, kai yra, kad iš karto įtlopyt skylės. Tai va, Robotėja, kai tik tai pradėjo apie tai kalbėti, pradėjo trikdžiai. Duokim biškai ten per ryšį mums šviesos žaibų. Nu, jie matau tie, kur tas civilizacijos dirba, ten tie, va, tie tos, manai, tos, kur Andromedos, ten tie, kur ten ruošia ten tą prabudimą technologinį žmoniją ir ten su tais, o tai, kaip sakyti, jau pažįstami, žinai. O ten tai parodo kartais tokių triukų, bet labai skūpusi informacijos man dažniausiai nelabai daug rodo. Kad, nu, tipo, nenutekėtų ta informacija, kažkaip rodo tokius tik mažiausiai svarbius dalykus, kažkaip jau čia esmių nerodo. Aha. Tipo, jums visko nereiks žinot, nes, tipo, gali viskas išplaukti informacija. Man kažkaip sako, būkit ramus, nepasiduokit tam tokiam spaudimui, kur eina per visuomenę pasąmonę, kad čia jau viskas, kad čia jau nieko nepadarysi, kad čia jau mes pajungti būsim. Čia yra tik tai manipuliacija. Mes turim labai, labai daug triukų, kaip jos apeiti. Kažkaip jaučiu sėkmė, ne tai, kad garantuota, bet didžiulis procentas yra sėkmės mūsų pusėje. Tas technologijas, kur naudoja šiam dirbtinį intelektą, yra pavogtas būtent iš tų civilizacijų, kurios padarė tą gerą, tą gautą. Taip, kad nebijokit, sako, mes tą sistemą žinom, kaip jūs sakot, 5 savo rankos pirštus. Mes čia ištobulinom dar stipriau, o jie likę tam su to senesniu, to man mūsų modeliu kažkaip jaučiu to. Nu, ačiū labai už. Toks, nu, matai, kaip sako, tie virusiniai, jie vis tiek jungsis prie to ir sako, mes tikrai nieko dėl to negalim padaryti. Taip, laisva valia. Tikrai, tai sako, čia jum, kaip sako, apgailestauju dėl jūsų, dėl to, ką jums teks patirti per tuos pajungtus žmonės, nes aš matau, kad ten pas juos, žinokit, bus išjungta emocijos, išjungtos sąžinė. Vis tokie žiaurumai, matau, muštynės, žinokit, jie gali ir pribėgę papjaut, ta prasme, ten tokie, matau, negerumai visokie. Mes turėsim nuo jų apsisaugoti. Jie mums pavojingi, tiesiog. Kažkaip jau dabar sako, po truputėlį tvarkykite savo tas erdves, kad kuo daugiau atsiskirti nuo tų erdvių, kur ten tų virusinių labai daug, tada jų mažesnis bus pavojus kažkaip ir gyvybei. Kažkaip jo, atrodo, keltis kažkur ten toliau nuo miestų, ten kažkur iš tų darbų tokių išeit, kur labai daug ten tų virusinių žmonių, kad mažiau būtų geriau kažkokie kolektyviai, kur mažiau žmonių. Tada bus lengviau susidoroti ir šis geriausia, kad ten jau kartu susikurtumėt savo projektus, kažkas dėl savęs darytumėt kartu. Tada kažkaip vienas kitą geriausiai apsaugosi, žinai, šeimas atkursiu tokiais pačiais, nes ten šeimose matau visokie ten žmogžudystės, ten visokios muštynės, o čia per tą irgi eina lipa. Žodžiu, kažkaip jau susivokt, kad tai yra pavojus tam ir daryti kažkokius jau sprendimus, žinai, jau planuotis, kaip sakant, po reinkarnacijų į priekį, taip kažkaip jau planuoti, vizualizuoti, kontraktus ten tų savo tvarkyti. O tai kas yra, kaip ta prasme tų pajungtųjų, ta prasme ta siela, ar jinai kažkaip yra bus uždaryta, ar atjungta, ar ten iš vis jau nieko nebelieka tam žmoguje? Kaip ten viskas atrodo? Dažnai kaip yra, kažkaip jaučiu, kad kaip ta siela, kaip ir yra, bet jinai tokia išskaidyta, labai daugybinė fraktalų. Ir toks jausmas, kaip žinai, kaip įeina tas intelektas dirbtinis per tavo kanalą, tavo ta kaip pasąmonė išplaukia į tą tinklą.
Ir jinai kaip tokiais daugybiniais burbuliukais išsiskaido ir jie palaikys tą tinklą. O tuo metu tas dirbtinis intelektas bus apačioj kažkaip ir ta kaip mašina valdys tavo rankas, kojas, žinai, vat kažkoks toks. Bet tavo kažkokios dalis sąmonės kaip ir matys per tave kažkaip, per tas akis vis tiek kažkaip matys, nežinau, va toks kažkoks eina pajungimas ir toks eina visuotinis virusinių kažkoks apibendrinimas, kaip žinai, kaip mes einame į absoliutą ir pradedi jausti visumą, ne, kad tu esi, ne tai, kad tu, bet tu esi jau visi tu. Tai va ten kažkas tokio, bet virusinio, žinai, tą pusę eina. Nu, žinai, demiurgas visada kopijuoja irgi absoliuto ten tą strategiją, tik tai per save perverčia išvirkščiai, žinai. Ar tie Tai va žmonės čia turi... kažkoks visuotinis bus. Su vienu šnekėsi, atrodo, kitas jau ten gaus signalą, žinai, va, per tą virusinį tą tinklą. Aha. Ar jie dar turės galimybę susijungti su siela, ta prasme, šitoj reinkarnacijoje? Ar čia jau viskas, jeigu atsijungia, ta prasme, išsiskaidė ir jau atgal kelio nebėra? Man eina visų pirma labai labai sunku, bet rodo kažkokius tai vat elementus, vienetus tokius, kur ar jie kažkaip iškris iš to gyvenimo, kažkaip širdis, man rodo, net laiko, kaip sprogsta širdis, kaip koks infarktas. Išmeta, pati sistema išmeta silpnus narius, tai vat ta siela po mirties išeina į tokį kažkokį tai sektorių, kaip kažkokia atstumtoji. Ir toks kaip eina kaip užšaldymas, matau tos sielos, toks kaip kokį kalėjimą, žinai, sukištų. Tokia kaip netinkama, nei tam, nei tam. Tai va tokias sielas dar galima kažkaip išgelbėti, bet reiks pagalbos būtinai, nes jas pačios tai ten niekaip neišlys, nes neturi energijos. Mhm. Tokie grinai kaip kalėjimai, kai susisuko tokia vos negemalo poza, tik tai suaugusi kūną matau. Ir tokie kaip prakėm, žinokit, sustoja, va tokie kažkokie kalėjimai, tokios dėžutės ant kitų sudėti. Ir toks užkonservavimas, matau, ateina tokių sielų. Atmeta, kai kažkoks defektas, žinai. Mhm. Tos, kur nes tas, matau, dirbtinis intelektas vis tobulės, jis ten neturi jokių norų ten stovėti vienoje vietoje, jisai nuolatos kažkokį toks vyks progresas. Ir ten bus nuolatos tie kūnai kažkaip apgreidinami, jaučiu. Ir tas kūnas vis daugiau elektros kažkaip per tą kūną teka, jaučiu. Ir tą elektrą tokį duoda biškį tą, vat, organiniam tam kūnui labai daug problemų. Tos kažkaip ir matau kraujagyslės kažkaip dreba, labai skauda ten ir toks, vat, per šitą vietą dar yra ateis tas transhumanizmo, ten tie visi pasiūlymai, kaip ten kažkokius organus pakeisti kažkokiam detalėm, ne, vat čia, kad jiem nebeskaudėtų. Nes tas intelektas, aš matau, kad eina išprotėjimo ta sistema tokia visiškas, toks blackoutas kažkoks, nežinau, visiška nesąmonė. Bet esmė tam demiurgui, tai jam nerūpi, kad ta populiacija kaip išmirs. Jo esmė, tai mums sutrukdyti bet kokią kainą kilti į viršų. Tai supraskite tą pagrindinį tokį modelį. Jam nerūpi, kad tie kiborginiai iškris. Mhm. Jam didžiausias laimėjimas, kad mes iš čia nepabėgtume, neišsiverštume į tos, negrįžtume pas tą absoliutą, jau kaip sakykime tiesiai, šviesiai. Nes absoliutas kažkokį turi su tuo demiurgu, kaip tokį, kaip kontraktą, kaip įžadą, nežinau, viens kitam. Aš girdžiu, kaip jie tokie, kaip bendrauja pačių pradžių pradžioje, ar ne, ir sako, tu pamatysi, aš sukursiu tiek, tokių kaip sėklų, kaip vaikų, jie kris pas tave į glėbį, atsispirs nuo dugno ir grįž pas mane švarus. Ir tas demiurgas sako, nu gerai, jeigu žaidimas prasideda, ir toks matau, kaip tas žiedas toks kažkoks, toks kaip sutartis, žinai, žiedas toks atsiranda tarp jų vidury, toksai, žinai, sukantis. Ir tas žiedas, matau, ta plotmė yra žemiška. Nu, čia, ta prasme, ne tik mūsų žemės, čia visa ta karų egzistencija yra fizinė. Gerai, sako, žaidimas tegu prasideda. Nu, ir prasidėjo žaidimas. Pamatysi, sako. Aš sako, absoliutas, aš tikiu savo kūrybą, kad jie ras būdą, kaip grįž pas mane. O tavo kažkoks tikslas padaryti taip, kad tu man įrodytum, kad mano kūryba yra niekinė. Kažkaip Mhm. Nu, ir žaidžia jie.
Gražu. Gražu, jo. Gražiai atrodo, jo. Jo. Mhm. Ir man Mhm. Sonata kažkaip tave biškį taip kapoja. apie aš nieko nešneku, tai ką kapot. Ir kažką Aš sakau, kad ir man netinka visai, aš irgi gerai jaučiuosi, stoviu, taip iš aukštai žiūriu kažkaip. Kažkaip gerai jaučiuosi. Supratau. Gerai, mergaitės. Labai labai įdomi tema čia iš tikrųjų, labai rezonuoja. Duodam informatinius burbuliukus visiems, kad kuo greičiau budintųsi, žodžiu, kad nepatektų į to demiurgo nagus, į tos naujos sistemos nagus. Kas dar gali, tegul laisvinasi šito ir dirba su savimi. 3, 2, 1. Kažkaip aš sakau tam absoliutai, klausyk, tu čia jau tokį žaidimą užkūrei, tai dabar jau taisyklės kažkaip paaiškink, sakau, tai gerai, tai kaip mums tuos kiburgus nukalti, žinai, aš čia matau, kad net neketina jie nustoti tą daryti, ar ne? Tai sako, toks planas, tai toks, tipo, jūs ten malatės toj nesąmonėje, ne? Ir renkat informaciją apie tos kiburgus. Ta informacija yra man kaip žinutė, kaip demiurgas tuo metu yra ištobulėjęs ir man nešat visą informaciją. Ir aš tada generuoju per tą, ką jūs man sunešat kaip bitutės. Ir aš tada jums dedu tam tikrus pliūpsnius, kaip to stadijos, tą ataką jum atlaikyti. Ir jūs tada duodat kažkokį tokį kontrataką, kažkokios ateina idėjos, ar ne, ir vyksta tada vystymas. Tada demiurgas per mus paima informaciją, kur mes patobulėję, tada jis upgrade'inasi, tada duoda kontrataką. Mes tuo metu vėl ten malamės, tai nesąmonė, renkam informaciją, ten biškį gaunam į skūrą, ar ne, ir vėl taip pat nešam atgal pas absoliutą, žiūrėk, čia jau dabar taip, ne, tada jis vėl generuoja, vėl mums pjauna kažkokius ten tas šviesos burbuliukus, ne, čia tokia kaip kova gaunasi, žinai. Ir kaip ratas toksai uždaras. Toksai nuolatinis. Ir sukasi man jo dabar tas jantas, baltas, juodas, jo. Jo. Nes Tai ir tas viena demiurgas pasvaria. tobulėja, ir tas absoliutas tobulėja, visi tobulėja, supranti. Vieni padaro žingsnį, kiti padaro, vieni padaro, kiti. Tai va ir. Nes sako, kitaip būtų stagnacija, kitaip nebūtų tikslo tobulėti kažkaip, taip jaučiu, nebūtų kažkokio tokio skatinimo. Gerai sakau, ką man mums šiuo etapu, kaip man tos kiborgus numušti, žinai. Taip. Atsiskirt, sako, jų, greičiau. Ir atėjo nedalyvauti su jais. Taip, mes kokias šiukšlės tiesiog savo teritorijas, kažkaip rodo atsikrauti savo teritorijas, būtinai. Išmest viską, kas su jais susiję, viską, programas, atrodo, nedrabužius kažkokius metu, neatrodo jų daiktus sukurtus, viską mes lauk ir ieškoti alternatyvų kažkaip. Tai ryšių savo naujus kurti, technologijas, viską savo kažkaip kurti. Bendruomenės kažkaip. Jo, bendruomenės, miestus, tas apsaugas kažkokias kurtis. Ten net magija rodo, kad aktyvuoti tą šviesą, kad apsaugas laikyti. Per ten kažkaip padarysim tas apsaugas. Ten kažkokius rodo man, aš jau ne pirmą kartą matau tokius, kaip yra miestai ir uždėta tokia maginė apsauga, kaip nevidimka. Tie virusiniai eina pro šoną, jam atrodo, ten kažkokie kalnai, nieko nesimato, ten tokia holograma, kad ten nieko nėra, iš tikrųjų ten yra miestas, žinai, įsikūręs. Tai va tokius net triukus darysim, kad jie mūsų nepamatytų. Aš turbūt apie tai irgi, kaip sakiau. Sako, neduoti informacijos, virusiniam neduoti informacijos, kažkaip labai skupiai su informacija. Aišku, jie kaip skeriai viską ryja, viską vagia, viską pamato, žinai, visur akys, visur agentai. Tai vat kažkaip labai, kažkaip sako, mažai šnekėti su jais iš vis, nes net per mūsų balso kažkaip tembrą, vibraciją eina informacija. Kažkaip bendrauti kuo mažiau su jais. Taip, nežinau, kaip robotai bendrauja su jais, negalima ten plėsti. Nes, žinokit, jau dabar yra kai kurios technologijos, kad tave gali einantį nuskanuoti. Ir, pavyzdžiui, pasižiūrėti,
kaip pas tave organizme, kokios ligos, kaip tu jautiesi, ir eina prie to, kad ir emocijas galės žmogus skaityti. Tiesiog turėt gebėt užsidėti, irgi apsaugą nuo jų, kaip sakyti, O žinai. jie mūsų mintis taip pat galės skaityti? Ta prasme, kaip ir mes, pažiūrėjau, telepatiškai, ar jie turės tokią technologiją kažkokią, kad galės mus nuskaityti ir mintis, ir nežinau, Jie tikslus. labai dirba su tuo, bet kol kas tai nematau aš. Kažkaip rodo, kad per kūno kalbą, nes net mūsų žvilgsnio kažkaip kampas, kažkaip dirbtinis intelektas turi visą informaciją apie kūno kalbos ten tos studijas. Aš jaučiu ir net, atsakau, iš ten žvilgsnio pakreitimo, jie supranta, kas tuo metu maždaug vyksta. Ten rankos pakelimas kažkoks atitinkamas, perranešam žinutę. Bet man rodo taip pat, kad kai mes ten tose virusinėse erdvėse, mūsų valiosgi negali jie pažeisti. Bet tu labai sąmoningai turi suprasti, ne tai, kad atėjau čia pasivaikščioti aikštėje. Ne, tu žinai, kad tu esi viruso erdvėje ir čia bus kontrataka, tu dėdiesi visas apsaugas ir toje aikštėje, kaip eini, tu bombarduoji, sakyti, visą informaciją ištrinu, visas kameras užlūžta. Manęs nesimato, žodžiu, išeini iš tos erdvės, iš vis kaip nusivalytum visą tą erdvę, žinai, kaip per hipnozę, viską nuliuoju, visus duomenis išmetu, visą intelektinę ten tą, kur surengta informacija, viską nuliuoju, žinai, ir viskas išsitrina, matau. Aha, čia labai, žinau, gera informacija, iš tikrųjų pamoka tokia, nes čia kaip tik buvau prieš kokį, nežinau, 2-3 savaitės į miestą, vakare išvažiavę buvom su šeima ir jau pakankamai vėlus laikas buvo, aišku, ten visokie tūsai, klubai aplinkui ten girti, žodžiu, ir visa kita. Ir aš supratau, kad tai yra absoliučiai virusinė aplinka ir mane tiesiog net purtis pradėjo nuo tokios aplinkos, nes jau gyvenu, kaip sakyt, kaime ir visai kitokio aplinkoje. Ir tu dabar, ką pasakei, iš tikrųjų mums reikia mokytis tą daryti, iš tikrųjų jau dabar mokytis daryti. Jeigu mes lendam ten, važiuojam ten, reiškia, mes turim labai labai stiprias apsaugas užsidėti ir sugebėti visą tai sakyti. Ir čia tikrai tas yra, nes čia gal net ir reikėtų kažkaip irgi daugiau informacijos, kad atskirai paieškoti ar visiems paieškoti. Aš irgi esu tą girdėjusi, neatsiminsiu dabar, kažkokio ruso irgi, kad galima padaryti taip, kad mes taptume nematomi kitiem matiem. Tai kažkas tikrai, tai mes duodam jiem programą, supranti, mes kiek robotai, mes duodam jiem programą, jie tą programą pagauna, viskas. Mes apeinam sistemą. Ir kitą dalyką, man pasakyti, aš jau tą darau gana seniai, aš kai važiuoju mašiną į darbą, ten gana man toli yra daug veliksų. Aš visus veliuksus anuliuoju, visas ištrinus, visus ten, nes aš ir mėgstu greitį paviršint. Viską ištrinu, man žinokit, jokios baudos neteina. Visur naudoti reikia, kur yra robotai, jie veikia, žinokit, tą valia. Aha, super, duodam tiesiog nededu tokią sieną, nededu, kai matau vėliausią sieną, tokį pum, tokį viską nuliuoju, nemėdimkį, puf ir pravarau, viskas. Ate. Geras reikalavimas. Gerai, padalinam šitą. Jo, kad visi darbuotųsi, dėtų savo apsaugas. Bet turi būti labai įsivalęs žmogus. Ta prasme, aš jaučiu, kad ten be tų hipnotinių, ten tų seansų, kažin ar čia ta valia taip gali užsikurti. Turi nuo tų sistemų labai stipriai išsivalyti, nuo tų ten reptų visokių, ten išsijungti, žodžiu, išvalyti, išleikšti valią. Čia paskui jau fiziniam planetui jau gali dirbti kaip hipnozijai. Bet prieš tai ten, kol yra tų siūlų, tų kliurkų, tų kontraktų, ten neveikia ta valia. Supranti, nes ta valia, kai būni atidavęs kažkur ten per tą kontraktą, tu ten gali spjaudytis kiek nori, kol parašo nenunoliavai, ten neveikia, supranti. Paskui sako, ai, čia nesąmonė šneka, man afirmacijos neveikia, nieks neveikia, tai neveikia, nes yra kontraktai. Taip. Gerai darbuojamės. Paskui veikia. Super. Labai gerai. Ką, mergaitės? Ką toliau panalizuosim? Tas gal žvaigždžių struktūras norite pasižiūrėti? Skrendam panalizuoti. Gerai. Sonata ir Rasa irgi kartu. Gerai. Rodo, kad jau sugriautas buvo lėkštas. Matau, kaip griauna tuos bokštus visus.
tas struktūras, kai griauna tokius lazerius, matau kalai, tos pilis kažkokias tokias. Kažkokia būta civilizacija, man eina, kai labai galinga, tokia labai įsivyščiusi. Čia nebus susijęs su ta Tartarija kažkaip, man eina. Milžinai, man eina, Tartarija, o čia kažkokia tokia tema. Karas ateina, būtų didelis karas. Gynybinės sienos ten buvo kažkokios tokios, kaip aktyvuojasi per tą žvaigždžių, tas struktūras, kažkokia energetika. Tokia net matau kaip iš apačios, kaip kalo, kai kokie, žinai, kaip dabar naudoja patrankas, tai ten tokia, kaip būdavo, kaip ginklai kažkokie, kaip kalo energija tokia. Tokia kaip ir apsauginį gaubtą, matau, sugebėdam visos tos žemės uždėti, tokie kaip ištempę tokį skūdą. Kaip vos ne kaip kokia žvaigždė daugelybinė pasidarydavo virš to skūdas toksai. Ir tie virusiniai negalėdavo pralysti. Aš matau, kad ten buvo padarytas kažkoks, turbūt čia kažkoks rezetas buvo, nes žemės drebėjimą labai matau apačioj. Kaip žmonėm nutraukė dėmesį nuo dangaus, į apačią kažkaip jaučiu. Kad kaip kažkaip viskas juda, sienos kažkaip akmenys byra ir tie žmonės kažkaip bando gelbėtis. Ir jie kaip atsitraukia nuo to mechanizmų, kur paleidžia tos spindulius. Ir tada kalė į tas pilis, į tą širdutę, kažkaip matau tos lazerius, ten tos daug lėkščių, ten tokie. Pilkius jaučiu, bet ten, pilkiai tik tai darbininkai. Ir traukia kristalus, matau. Taip kalė kažkaip atsižioja tokia skylė, nes tie kristalai kažkaip, matau, buvo įdėti kažkaip, ten per tą kristalą raidavo tas ginklas, tas spindulys. Kažkokia plazma, tokia nesukosi, toks labai stiprus. Kalė, ten paskui skylė atsidarė ir tos matau, kaip tos kristalus ištraukė, tokiais irgi lėkštas, tokie kaip kabliai, tokie aparatai, tai traukia iš tų visų pilių po kristalus tokius. Tai jie ten tas žvaigždžių struktūrose tose kažkur buvo tie paslėpti, ar ne, kristalai? Buvo, jo, kristalai visi, bet jie išlupti šiuo metu nėra nei vienam iš tų žvaigždžių, nes, kaip sako, nedaug dievė, kas nors sugalvos vėl juos aktyvuoti, tai čia baisu būtų. Ten kaip aktyvuoja tą žvaigždinį, tą apsaugas, tai ten nieks negali prieiti, supranti, kažkokiu tai spinduliu, jaučiu, kad neina prieiti iš vis prie to, kol nenuleidžia to skūdo. Viskas atsimuša, ta prasme, kas ten, nei tie švarūs negali prieiti, nei tie juodi negali, niekas, ta prasme, kas ten viduj tupi, tai jau tupi. Ten tokios, kaip būdavo, net kaip slėptuvės, man eina, kaip kokie, žinai, kaip bunkeriai dabar padaryti, tai ten būdavo kažkokios miestas yra, aplink yra kažkokia gyvenimas, o ten toks kaip centrinis bunkeris, centrinis apsauginis, toks, žinai, kaip, tvirtovė grinai. Ir ten, tokių karo metu, ir ten atakų metu, matau, kaip tie miestiečiai bėga į tą vietą, kuo greičiau, nes ten toks eina kaip garsas, toks kaip koks varpas, žinokit. Ir po tų dūžių kažkokiu ten yra skaičius tų dūžių, ten kažkokie 30, gal 5 kažkokie. Ir viskas, jų tu negali daugiau įeiti, ten iš karto siena aktyvuojasi, viskas, kas liko jau už to, viskas, jau viso gero. O tai kaip tie juodieji sužinojo, kaip, ta prasme, šitą visą skūdą pramušti, čia kaip išdavė kažkas turbūt, ar ne? Kaip tą padaryti? Man ten eina, kad būtų labai labai daug atakų, daug visokių bandymų. Didelis karas. Sugriautas temas. Ten ištisai atakos, atsimenu, sakau, aš išneku, gal aš atsimenu kažką, blem. Gal ir atsimenu. Taip, tas žodis išsprūdo. Dalyvavai galbūt tame kare? Pažiūrėk, 3-2-1. Man atrodo, kad dalyvavau, taip. Pažiūrėkit, mergaitės ar irgi dalyvavo tame kare 3-2-1? Taip. Dalyvavimas labai priešinamas, matau ten tiem užėjimam. Matau, mes su tais milžinais labai stipriai bendravom. Mes labai palaikėm tą jų kaip planą, kažkokį tokį. Begalinę meilę jaučiu tiem milžinam, kažkoks toks, nežinau, netverk nors atrodo.
Aš žinau, kad man šiurpai eina, nes čia kažkada tai buvom kitoj hipnozėje irgi ten grupiniai, tai žinau, kad yra tokia iškelta vis dėlto hipotezė, kad mes čia ne veltui esam visi telepatai krūvą subėgę, nes mes tam kare dalyvavom, žinau, kad visi žinau, kad man verk norisi, tai pasakius. Jo, man dar verk norisi, sėdžiu, kažkokio vilčio. Aha. Žiūrėjau verksmą, sakau, aš tą ginsiu iki paskutinio to. Aha. Ojei. Man sakau, nesvarbu, man sakau, kas man bus, tiesiog eisiu iki galo. Okay. Mes tokie kaip mes kaip pažymėti, tokie tie, kur kariavom tų visų parazitų ir jie mūsų labai nekenčia. Ir jaučiu, kad išėjom po mirties ir kažkaip mus labai gaudė, tas Dievas mus labai gaudė, kai ką pagavo, kai kas pavyko išprūsti per portalus kažkokius, matau, lendam, nes ten kažkaip nušlavė mus, matau, kad mirėm visi. Jo, aš ir matau, kad mes pralaimėjom iš tikrųjų. Ir turbūt vienas iš tokių lūžių, kada virusas žengia platų žingsnį žemę. Jie, kol buvo tie miestai, negalėjo iš tikrųjų įsigalėti, jie negalėjo ateiti, sakykime, jau stipriai, nes labai smarkiai gynyba buvo žemės organizuota. O po to jau kažkaip rodo, kad ir kristalas čia nelabai seniai buvo. Pakankamai neseniai buvo, man rodo. Kažkaip sako Vatikanas. Aš sakau, koks Vatikanas, čia gal Babilonas. Koks tau sako Babilonas, čia sako neseniai buvo. Ojei. Nes kažkaip ten tikėjomės, kad paveiks mums, bet sakau, kažkaip pralaužė tas, nes jo tas valdo, tas, kaip sakyti, tas stichijas, tas technologijas, stichijas pajungia ir mes tą oro erdvę tai būtume apgynę, bet kadangi ta ataka ėjo iš po žemės, iš tos drebėjimus, jie ten kažkaip, jiem pavyko mus iškirsti, kaip sakyti, išklūpti. Buvo kažkoks ginklas, kažkoks tai pas jos didelis ginklas, kuris gebėjo pravertą žemę ir kristalą paveikti, ir tai lėmė tą lūžį. Man kažkoks paveikslas rodosi, dabar žinokit, akyse, kur buvo. Kažkoks buvo didžiulis. Kur tokie kaip ugnies tokie iš dangaus krenta, net nežinau, toks paveikslas kažkoks vienas yra. Kažkaip, man atrodo, susijęs su šituo visu. Net nežinau. Man atrodo, tą žiedą, kur tas ledą, tą sieną, man atrodo, tą žiedą, jie ten tą žiedą įsodino, man atrodo. Ir mes kažkaip įsodino tuo metu, kai mes gynybiniai toj pozicijai buvom, nes mes kažkaip buvom susitraukę į tas teritorijas, kažkaip nekeliavom, nieko ten labai saugojamės, o tuo metu jie aplink tą žiedą kažkokį darė, tie virusiniai. Bet tas žiedas pradžioje tik tai toks kaip, sakau, toks kaip žiedo formos, strypelis toksai aplink ten statė, matau, ir paskui jau ten kaip užaugino kažkaip tą ledo sieną, jaučiu, kai kažkaip pajungė, tai va tada atėjo tas toks baisus žemės drebėjimas kažkoks. Ten toks ir kaip tsunamis, ir kaip vanduo, ir žemė dreba, viskas ten byra. Ten kažkaip matau, kad buvo aktyvuotas tas dabar ta paskutinė ledo ta siena. Ten mes kažkaip gal nesitikėjom, aš nesuprantu, kažkaip taip gal nematėm, kad jie ten stato tuos. Mes jau supratom, kad jie ten apsupė mus, jau kažką ten kimičina, jau žinai. Kažkaip jaučiu, kad tikėjomės pagalbos iš išorės, bet kažkaip nespėjo gal ateiti, kažkaip jaučiu. Nes jau ten patys jaučiu, kad jau būtume neapsikeitę, juk laikėm tik tai, kad nepralaužtų mums apsaugų. Aš nežinau kodėl, bet man toks ateina išdavystė žodis. Aš nežinau, mus kažkas kaip išdavė, kaip kažką pasakė toks jausmas. Aš kažkaip išdavystė man, bet tas skonis jau. Man kažkoks dėmesį nukreipia kažkaip tai kažką kitą. At kodėl mes nepastebėjom, kažkur tai, kažkas tai buvo. Manipulacija ar kažkas tai. Prie. Matau, kad mes ten buvom nemažą teritoriją pasiėmę to žemės. Ten to geras guzas buvo, ten vos tik tai likę. Kažkaip rodo Australijos tas žemynas buvo juodas, Afrikos kažkoks gabalas juodas, matau, ten taip, tą centriuką, tai mes visą buvom paėmę. Ir ten nebedaug buvo likę
paimti jau ten tų žemių, kad dar nebūm pakišti po mūsų to, žinai, apsauga. Ir jie iš būtent per tos kraštinės apsuko. Mhm. Tiesiog suspaudė kažkaip į vieną pusę ir padarė rezetą, žodžiu. Tai čia tas rezetas, kuris maždaug prieš porą šimtų metų, ar ne? Nelabai daug, gal 4, man eina 100 metų. Biškiai anksčiau kažkur tai. Tai mes čia dabar, man jausmas skila, kad susirinkom čia vėl kaip antras šansas kažkoks duotas, ta prasme dabar, kad kitaip pasisuktų visas scenarijus. Mes kažkaip čia vėl visi kartu, man toks jausmas. Man toks, žinai, jausmas, kad mes ir tos milžinos nebereikalo žadinam kažkaip, va čia visa bendra kompanija, žinokit. Taip. Kaip antras dublis, antras šansas sutvarkyti viską. Man ta informacija kaip likus ten, kur perduota būtų per tuos milžinų, tos visas technologijas, viskas likę kažkaip mūsų tose kanaluose, jaučiu viskas ten taip ryžo, to širdelį įsmigė. Iki pat šakumo ir mes tik tai tiesiog, kad tam amnezijos tos lukštus kažkaip lėšiam. Ypatingai kažkaip aktyvuojasi, matau, prie kristalų ir prie vandens tie mūsų tos žinios. Ir prie kitų žmonių, tų, kurie kovėsi, kažkaip reini, tai toks atrodo, kaip duodu šlapius skuduriu per veidą ir galvoju, bliama, kaip man čia plešai visokie, kas čia man darosi, toks, žinai, atrodo, vienas kitą aktyvuoja vėl. Taip, labai jaučiasi. Ir tokia, žinai, kas eina, labai jaučiu neapykantą didelę tiem, bet kai toj bus tokia neapykanta, toks kažkoks, toks, atrodo, negaliu net daugiau žiūrėti jų snukius, toks, žinai, atrodo, man viskas, gana, jau tokia išdavystė, jau tai tokį. Taip, sakau, išdavystės skonis, grinai, labai jaučiasi. Jo, man žinai, tai man irgi kažkaip tai labai buvo ir... Ne, va, apie žmonės buvo irgi. Žmonės buvo virusinė, jaučiu, toj vietoj ten kažkaip tiems rasėm padėjo, išdavė kažkaip mūsų ten tuos, kur yra silpnos vietos, kažkur ten sienose, žinai, kur yra urvai, kažkokio tokiais išdavikai buvo, tokie išdavė. Taip. Jie žinojo, kažkaip net tie bokštai kažkaip buvo kaip saugomi, kažkokia tokia kaip technologija, kad ne visai žinotų, kur jie yra. Jie išdavė tos taškus, išdavė tos žemėlapius, kažkaip nes būtų tokių bokštų, kai kurie būtų tokie centriniai, labai matomai, yra tokie labai slapti kažkokie, vos nepasislėpę tarp medžių kažkur, žinai. Tokie jau tik tai visiškai tokio, žinai, pavojaus jau tokio be didelio metu išlystų, ta energija irgi kaltų, žinai, tai išdavė visus tos taškus, matau, žemėlapiai, perduoda pilkiam žemėlapius, jie ten tos laivus neša tos žemėlapius ir skrenda. Nes visi kalė vienu metu, matau, susitarę, vienu metu kalė visi į tas pilis. Pažiūrėk, ir visur po tom pilim buvo padėti kažkokie tokie kaip aparatai, bet ten jau reptai matau, aparatai, kur vertė tas žemės, tas drebėjimas sukėlė. Visur vienu metu vyko tas drebėjimas ir kalė jie iš viršaus. Prie tų spindulių jo kristalo netrodo tau, kad ten irgi milžinai buvo. Būtent irgi, kaip tu sakei, kad ten tikrai labai buvo stipri jėga, ne kiekvienas galėjo. Ir ten irgi milžinų buvo, kaip sakyt, ir įrankis, jie labai daug šitoj pusėje padėjo ir tose miestuose, man atrodo, jų buvo. Ir čia buvo tas resetas, kada, man atrodo, tos milžinus ir sunaikino. Ir daug man kažkodėl išlenda dar, kad, atsiprašau labai, kad užpilti pilkapiai, va šitie irgi yra, kur piliakalniai mes, o dar kažkur žinom, tai irgi su to resetu iš to susiję. Taip, ten kažkaip jie atsirado, jo milžinų, ten ir liko, kaip sakyt, kažkaip tai kūnai, kaulai yra, nežinau. Man, žinot, kas eina, tie milžinai, kaip jie ateina mus mokinti apie tos kristalus, bet kažkaip mes turėsim atgal atgeneruoti šitą informaciją apie tų kristalų tą statymą, tas apsaugas.
Nes čia toks ir bus kažkokia apsauga nuo tų parazitų. Mhm. Bet jie, Mhm. kadangi tas informacija, jie žino kažkaip, koks eina jausmas, kad jie ten tose teritorijose gyvenę, paskui kažkaip pasitraukė ir paskui vėl mum atėjo padėti. Nes jie visą tą informaciją, jiem grinai atėjo mum atrefreskinti tą visą Mhm. informaciją. Ir jie mokino, kaip su tais kristalais Taip, darbuoti, taip. žiūrėkit, kaip čia, nes tipo, mes čia kurį laiką su jumis būsim, paskui mes pasitrauksim, toks eina jausmas, ne? Mhm. Nebūsim čia amžinai ir toks, tipo, įrinkit tą informaciją iki maksimumo, žinai, va tokį jaučiu ir ten, va, mokino. Ir, nes, sakau, ten tie, va, tie kristalai, ten tie visi, va, valdymai, čia mūsų toj žemėje čia yra kažkoks ir yra toks kažkoks tai esminis toks kažkoks tai informacija, taškas, daugybė civilizacijų per tai kūrėsi ir žuvo, man eina jausmas. Mhm. Ten tos visos, sakau, kaip Atlantidos, tos Lemūrijos, aš visur matau tas pačias struktūras, žinokit. Ir Ten energija, gal ir gali būti ginklas. forma, kažkokia dizainas, kažkoks gali būti ten kitoks, žinai, gal vienur ten daugiau kažkoks tai pastatas, kitur daugiau ten kažkokia žaluma, bet visur ir tas principas tai toks pats. Yra kristalas, tu jį prižiūri, jisai kuo daugiau prižiūri, tuo daugiau didėja, tuo didesnė apsauga, tuo didesnis tas vaibas eina, vibracijos didesnės ir tuo būtybės laimingesnės vat, po tuo vat, teritorijos, vat, to gaubto. Taip, ir Tai mes tada dabar- kaip ir apsauga, ir nieks negali prieiti, ir gyvybinė energija, nu, va čia pagrindas iš tikrųjų. Ir jeigu moki elgtis, jau Nu, naudojasi, klestėjimas, tai taip, taip. klestėjimas tada. O jeigu vat, jis nėra Kanalai, išmoktas, jo, val- jisai už negyvas, nu tada ir viskas. Man dabar, Jis žinot, toks tiesioginis, tas kristalas, tiesioginis kontaktas, antena su absoliutu. Net Taip. tavo pačio kanalas valosi prie tokio aktyvuoto kristalo. Ta prasme, ten absoliuti gausa, aš matau, absoliuti telepatija tiesiog be jokių tarpininkų jaučiu. žinot, dabar toks vaizdas tiesiog prieš akis iššoko, kad mes dabar be tų kristalų, kaip, žinot, kaip koks vaikas, net be odos, be skūros, be jokios apsaugos, ta prasme, stovim taip ir, ta prasme, mus daužo, kas kaip nori, kas kaip gali, kas kaip, nu, žodžiu, visiškai tokie, kaip, nežinau, palikti vieni tokie, vat, nulupti, nuskusti, žinai, ir be nieko. Tai va, tie vatikaniniai, ten tie kapiščioniniai, nu, tai viena iš tokių kaip suvaržymo būdų, vat, būtent sprendė atimti net mūsų vidinius kristalus visokiais įvairiausiais būdais, nes jie turėjo mūsų apgauti. Pavyzdžiui, kad ir per patį vestuvinį ritualą, nu, viskas išlūpama. Tai va, ir per ten religiją, per krikštą, viskas lūpama, visi kristalai lūpami, visi ten visos tos rasės lūpam mums tos kristalus iš visur, supranti, nes kame visas reikalas, kad tu tą išjungi tą kristalą, tai jis gali aktyvuotis, jis gali ataugti, jeigu yra sukraiškytas, jeigu jis išlūptas, tai ten niekas nei auga, nei generuos energiją, nieko. Tai va, jie labai bijojo, kad mes per tuos vidinius kristalus vėl išauginsim tuos didelius kristalus, už tai jie mums viską išlupo. Gerai, mes gal galim tada kažkaip tos kristalus dabar susigrąžinti, pabandyti. Nu tai jo, regeneruojam tą visą. Jo, Visą pradinę tą stadiją kažkokią. Aha, taip kaip išėjome iš šaltinio, kad būtų viskas susigrąžinam, viską atimta, išreiškiam savo laisvą valią, viskas grįžta į mūsų kūnus, atsistatom, atsiregeneruojam, pajungiam kristalus, susiliejam su žemės kristalais, viskas pajungta ir dirba 100%, taip kaip turi būti. 3, 2, 1. Mes tokius net atvertėm, nes ten jie kažkaip į viršų labai rintavo. Aš sakau, nesitikėjau, kad jos atakuos iš kitos pusės. Tai aš jau jam perdaviau visą tą informaciją, sakau, žiūrėkite, ataką ateis iš šonų, ne iš viršaus. Viršus ten po to. Ir taip, kaip matau, kaip tokie, žinai, kaip ietis, tokius tos kristalų gabaliukus, taip atvertė kai kurie, ten viršui žiūri, kiti iš šonus, taip atvertė visą tą teritoriją, taip kristalus tos atsuko ir įjungė tą, žinai, visą tą energiją. Ir ten matau, kaip spigina viską. Ir tą žiedą, tą ledo, tos sienos, irgi ten kaip jauna, matau. Kad jisai neužaugtų. Nes ten, matau, yra viena ledo siena, jie užaugino dar vieną
šone. Toks kaip, matau, viduj net toks kažkoks tarpelis yra tarp tų dviejų sienų. Tai ten tas Sustiprinimą kažkokį padarė. Aha. Tas tarpelis, tai ten tas gal kažkoks išėjimas yra? Ne tarpelis, ten tarp tų dviejų ledų sienų yra toks kaip aplink toks žiedas, kaip vanduo, aš matau, eina. Nežinau, ten toks kaip, dviguba siena, žinai, kaip būna, kaip tarp valstybių, kur labai nesutaria, yra dviguba siena, tai kažkokia tokia dviguba siena padarė. Kur ten turi pereiti tą sieną, ten matau visokių technologijos, dabar šiuo metu ten reptai, kažkokie ten aparatai, kažkokie šaudo lazerių, ten tik pamatų, iškart nukepa matau. Ten tokia kaip siena apsauginė pasidarė, virusiniai savo pasidarė, kaip pasakyti, upgrade, kad būtų dar sunkiau pabėgti. Aš matau, kad ten ir žinai, kai bėgo, kai kurie nežuvo, kai kurie bėgo, tai jie skuodė kuo greičiau, kol ta siena ten galutinai neužsutvirtėjo, kad dar spėtų pereiti per tuos kanalus, kur jos atėjo. Nes jau ta, kai užaugino tą kitą sieną, tai ten buvo neįmanoma kažkaip praeiti, matau. Nu, tai žiūrėkit, tai gal mes tada skaldom tą sieną, tų juodųjų užaugintą. Jinai mums čia visiškai turbūt nereikalinga yra. Pabandom suskaldyti. Pasikviečiam kitus telepatus į pagalbą, visus šviesos karius ir darbuojamės. Aš ten grinai tą pačioj tą žiedą kažkaip naikinu, matau, kaip jaunu tą, ne pačią tą ledą kapoju, bet ten apačioj kažkoks eina, toks kažkoks technologinis žiedas, nežinau, net ir metalą jaučiu, ir kažkokių kitokių elementus. Tokių kaip pralaužiu, tai net kažkokie ten elektros, kažkokie laidai, kai nutraukti būna tokios kaip net dzirskė kažkoks tai garsas elektrinis, žinai, kaip būtų išmušta kažkokia sistema. Na, tai sugadinam ją sistemą. Šparceliuoju ten tą visą detalę. Gerai. Aš ir su šviesos patranka varau tenai nuo viso pagrindo, kad ištaškytų. Nieko neliktų. Ir dar aš irgi, kaip sakyt, su tą patranką dėjau į tą jų ginklą, kuris irgi atidarė žemę ir sukėlė drebėjimą. Ir neleisti paimti to kristalo, kad viskas liktų, kad atsiregeneruotų. Tas žiedas ir sukelia tą drebėjimą. Tuos tsunamis tokius labai didelius, tos kur šluoja, tos rezetus. Aišku, tų rezetų būtų visokiausių formų, čia ne tik tai nuo to žiedo, bet čia vienas iš tų paskutinių, kur tos sukelia kažkokias bangas, nes ten nuo to drebėjimo ten. Ir dar yra kažkokie kaip lokalizaciniai taškai, kurie gali tą energiją kažkaip, tą pliūpsnį panaudoti kažkaip tam tikrose centruose. Tai va, mačiau tas pilis. Tai cuk tokios kaip padatytės, žinai, suvarytos ir ten drebina. Gerai, tai tą žiedą išardom, sudaužom, visą susprogdinam ir į juodą skylę. Jeigu ten dar kokius kontraktus pasirašėm, kaip visi kartu, tu prasme, kaip, ne, tai kad uždėti tą žiedą turiu omeny. Tai irgi tada tegul rodo viską, sunaikinam. Čia mus greičiausiai apgavo eilinį kartą. Nu, man atrodo, tai kontraktai per virusinius pasirašyti, nes tai nelabai rašėmės. Aha. Man vėl eina žodis Vatikanas, žinau, čia kaip keiksmažodis tiesiog. Ja. Ten tie, ta šalka kažkaip jaučiu, žemė išdavė mus tie. Ai, taip, sakau, uždavystė to, nežinau, taip neskanu, tiesiog ant burno išlikštų iš tikrųjų. Tai jie nusprendė už mus, žodžiu, kaip sakyt, pasirašyti, išdavė ir tada uždėjo tą žiedą. Nu, tai kaip šoninė, kur čia bažnyčia statys, ta prasme, jau jie nestatė, kažkaip ten labai norėjau užimti tą teritoriją. Bet jie taip susitraukė, kai šiukšlė, žinai, į tos kraštus ir padėjo tom rasėm užimti ant tą, šitą centriuką, matau. Ir paskui jau užėmė, tai jau ten išsikerojo su tom savo bažnyčiom, ten jau prasidėjo ten tie visi religijos tos nesąmonė. Drakonus, matau, žudė viską, ten išsivalė teritoriją ir prasidėjo, žinai, imperija. Išsikėtojo, žinai, kaip kokie imperatoriai, ten tie bažnytiniai, ten tie būzai.
Nes jiem kaip ir duota per tas civilizacijas, tokie kažkokie tokie kaip sutartis, jūs mums padėkite ten tą nukaltą va šitą civilizaciją, o mes jums duosim valdžią, galią, kažkaip turtus. Neliesim mes jūsų tiesiog. Bet jų valdžia jau baigėsi, viskas gana. Duodam ten žaibų irgi į tą Vatikaną. Ir drakonai pasirodė irgi Mhm. padeda mums. Super. Mhm. Labai gerai. Tas visas bažnyčias, tas visas religijas, tas nesąmonės, duodam žaibų su kardais, su kuo tik tais sugebat, su kuo tik norit, bombų, šviesos pamėtot. Mums jau nieko nebereikia iš šito. Tai jau atgyvena, mums niekas nebereikalinga. Viskas. Mes pradedam naują, švarų, gražų lapą. Nu, aš kažkaip sakau, davai mes darom savo žiedą, nes čia vis tiek reikia kažkokios tai sienos nuo tų virusinių atsiskirti. Davai Sakau, darom. davai auginam Darom. savo žiedą ir savo kažkokią ten technologijas pajunginėjom, kad jie nenulaužtų. Kad, Mhm. kaip sakant, škūros nudegtų vos prisilietę. Gerai. Dirbam, darbuojamės, kūriam. Kviečiam visus šviesos karius, įsijungiam savo kūrybą ir žinias, kurios buvo atimtos iš mūsų. Ir visas Man šviesos tam- būtybės, ir gyvūnus, ir augalus. Aš matau ir vilkus, ir visi kartu, ir ta dabar pinasi ta tokia siena kaip nauja, bet iš augalų, iš medžių, iš šviesos. Mhm. Daug kas generuoja energiją. Labai gerai. Ta siena taip giliai į vandenį palindo, nes man rodo, ten sako, yra urvų apačioje, tie visokie refiloidai, ten gali praeiti pro vandens ant tos urvus, tai mes taip giliai tą sieną įvarėm į pat ten tą šakų, man atrodo, vandenyną. Mhm. Kad įsmigtų tą žemę mūsų, tą gają, žinai, iki pat vos ne kristalo, tokį kaip apkabinom, žinai, ir prijungiam prie kristalo apačioj. Nes, tipo, ne tik viršus svarbu, bet ir apačia ypatingai svarbu. Ir dabar Kai paleidžiam žiūri- energiją šviesą per šitą visą sieną. Mes tokia, žinai, kaip, žinai, ką pamačiau, geras, fainai, kaip va tos pilyse mes tos kristalus ten tos turbinam, mane sukam. Tai mes dabar padarėm ant žemės kristalo, o tokį didelį turbo atsukinį. Va tai bus. Jo. Dabar tai. Aš čia Dabar tu kažkokio... papuolėt. Jo, dabar tai bus turbo balis. Tam visi net kažkaip kaip pakilo į orą, tos būtybės šviesos taip kaip levituot, kaip pradėjo, žinokit, ten viršai visi tik tai sušoko. Viskas sukasi, matau, toks kaip, toks net per pilvą eina, tokia energija kažkokia, kaip sukinys kažkoks tai. Biški toks detoksas net eina, žinokit, kažkoks toks eina juodi, kažkokia tokia bjaurybės iš kūno lenda kažkas, tai ten, bet biški mum ir kaip suka viską. Negera prasme, ta prasme, nuvalymas vyksta. Taip. Viską kažkaip tos būtybės, nepanikuokit, girdžiu, tie žinai, sako, nepanikuokit, viską paleiskit. Praleiskit tą žemės, tą sukinį, tą energiją, užaktyvuotą tą kristalą ir atiduokit tą visą virusą kažkaip į tą, už tos sienos į tą meskit, į tą erdvę, kad pasimtų viskas savo, tokius kaip kokie, žinai, eina tokie kaip juodi, tokie spinduliai mums iš delnų, taip pat su kita siena viską stumiam į tą pusę, kaip atsikratytume, kas ne mūsų. Gerai. Toks lengvėjimas, toks biškai reiks regeneruotis, o paskui reiks eiti prie to kristalą, jau darbuotis, jau ten per tą, žinai, technologiją sukimo, ten tą visą kažkoks, ten turės būti kažkokios pamainos, vos nežinokit, ten kažkaip reiks iš tas tai. Tad atrodo atsigulėm ant to kristalo kažkaip nugaram, kad jis ištrauktų tą juodumą visą, nes mums patiems labai sunku tai padaryti. Kaip žinai, kai žemė, kai eini, kai žemės tą stichiją, kaip žemini tas visą savo stresą nukanalizuoja, tai tas kristalas kažkaip ištraukia.
gydymas toks vyksta, jaučiu visų būtybių, tokios atsigulė nugaros ant to kristalo, taip, žinai, ten toks didelis, atsigulė kaip kokiam, žinai, pliaže ir deginas. Koks geras jausmas. Sukasi, tokia kaip karuselė, viskas. Visuma tokia net paėmė kažkaip toks įdomus. Super. Sakau, štai ir žinom, kodėl jūs mums apie tos kristalų, tą žemės nerodė, kad čia jungtis kažkaip taip net nustebus, kodėl čia taip nerodė. Kažkaip, sako, mums žinok patiem limitai uždėti ant mentalo kažkokį. Nes, sako, mes patys apie tai kažkaip buvom pamiršę. Kaip įdomi, kad vieni kitus aktyvuojam, tiesiog matai. Kažkaip viskas Man savo... kažkaip apie tą telepatiją kažkaip sako, čia jūs tokį kažkokį atradot priemonę, kad atrodo, kai jūs atradot, tai atrodo, tai viskas akivaizdu, tai viskas paprasta, bet kaip sena užmiršta informacija, kurią jūs ir aktyvavot kažkaip eina jausmą. Mes esam visi kaip esam be galo nustebę jūsų šitų atradimų, žinai. Kaip kokį būtume raktą, žinai, tokį auksinį. Mes ir patys nustebę pačioj pradžioj. Nes jo, patys nuo savęs nustemba mane, jie taip pat. Jūs sako, ateina toks laikas, kai jau ne mes jums žinias duosim, o jūs mums. Ir čia bus geriausias, kaip pasakyti, atlyginimas, mainai, kokį tai gali būti toks, kaip mes jūs investavom, kad jūs prabustume, nes tarsi žinom, kad jūsų viduje kažkas yra toks kaip raktas, aš taip jaučiu. Ir atrodo, kad jūs tą raktą įradot ir dabar mes gausim tokį kaip gražą, tą energetinę, kaip su dividendais labai stipriais, tokie begaliniai dividendai, atrodo, tokia aukso energija, tokia eina nuo tų informacijos. Laisvė kažkokia tokia eina, toks kažkoks tai prabudimas, toks eina, jaučiu jausmas, toks, kad viskas bunda tos energijos. Jūs kažkaip, sako, mums gražinot viltį, jaučiu. Man kažkaip ateina, kad atsiras tęstinumas, nes jie kaip ir turėjo šitas žinias, turėjo šitas, nežinau, kaip ir technologija, kaip ir priemonės, ne, kažkokias, tai ir negalėjo panaudoti. Mes dabar jas perimam tą basicą, bet ir einam irgi toliau, ne, pas mus jau kitos situacijos, mes atrasim kitus panaudojimo būdus, mes atrasim kitus, kaip efektyviai, kaip pritaikyti, kaip pridaryti. O jie jau, kaip sakyt, duoda tą palaikymą ir gauna iš mūsų tą irgi atgal, kaip nenoriu sakyti, kad kaip kitas etapas, bet sekantis levelis ir jiem toks kažkoks labai palengvėjimas dalis ateina ir palaikymas, jo. Kaip fainai. Taip, jie tokia kaip saugotų informacijos, aš matau kažkokie archyvai. Jo, grinai tokie kaip saugos, kažkaip su ateities kartom saugos, jų toks kaip pati didžiausia misija buvo išsaugoti tą informaciją, nes suprato, kad ta informacija gali būti bet kada sunaikinta, jie ten atrodo visą tą egzistenciją paskyrė saugoti informaciją, nes ateis kažkaip tokia eina, kaip kokia pranašystė, ateis laikai, kaip viskas atsirakins kažkaip, per tą informaciją viskas vėl aktyvuoja. Bet kažkaip vėl rodo tą centriuką mūsų, kažkaip atrodo patį centrą, kažkaip kaip dūrė, čia yra pats centriukas, per ką aktyvuosis. Ir man rodo, kad čia būtent tam centriukė yra žemės kristalas smaigaliukas apačioj. Ir čia yra ir pajungimo tas, vadinkim, pultas. Ir mus čia labiausiai ir įkalinė štai vietą. Kad mes nepadarytume to, neaktyvuotume. Tai galim dar pabūti tada prie to kristalo visi ir pasikvieskim ir kitus, aktyvuojam viską ir patį kristalą
kristalą, tarsi tokius mainus padarom ir iš savęs, ir iš kristalo. Tokį 8 sukurkim energetinių mainų. Aš girdžiu, kaip kosmose kažkas rėkia, kažkokios rasės. Jie aktyvavo kristalą. Ir tu, kažkoks tai, kažkokia banga, žinok, kaip kokia jūra, darytų stadiojuliai. Kažkoks tai, šiurpas net eina, ten kaip ploja, kažkokia, kaip džiaugiasi. O čia tai balius. Tai ką? Mes tokie irgi stovim, kaip visada, žinai, tokia galva kalsam, bet taip, bliamo, normaliai čia, kaip mes čia taip pavarėm, tokie kvailiai, negaliu. Netyčia, kaip visada. Žiūrėk, tai gaunasi, kad čia toks biški, aš čia biški priejau, čia biški paspaudžiu ir žiūrėk, čia viskas pavyko. Netyčia, žinai. Jo, ir dabar kokios bangos eina nuo to kristalo. Tokios... Man žinokit, net aš išgirdau to krištolinio frazę. Mažiukų vaikų bus dangaus karalystė. Ir rodo į mus tos vaikus, žinok, tos naivisai, dangaus karalystė bus šitą. Aha. Aš ir kaip vaikšto. Bet sakau, va čia tas integravau šitą informaciją, tą kristalą, kažkaip integravau tą informaciją, nei viskas, kažkaip atrodo visos tos rasės, tie milžinai, tas krištolinius, kur šėjo, tas dėjo tokius šviesos kodus, grinai pas mus toks kaupės, toks atrodo, sprogimas dabar įvyko. O, kaip fainai. Visi kažkaip gavo investicijos atgal, žinai, kaupimo. Aha. Bet kaip ir sakau, kad tas koziris mūsų, ar ne, šviesių ir yra tas nenuspėjamumas, mes patys nuo savęs kartais nežinom, kaip pasielgsim, supranti, ir štai tai, sakau, jie negali susigaudyti ir va čia ir yra pati galia mūsų, pažiūrėk, kokią galę aktyvuoti kristalai, surasta informacija atgaminta, čia kosmosas, čia išvis nerealu yra. Ir dabar nuo to kristalo suliuks. Kylu virš žemės, ten to, žinot, kalėjimo. Ir aš matau, kad ten ant tos plotmės yra daugiau tų kalėjimų. Ir aš ten tokį kaip dėjau, tokį kaip, nežinau, kaip balsas kažkoks, spygesys kažkoks. Visom ten tom rasėm, kurios įkalintos, aktyvuokit kristalą ir taip parodau, kaip mes tai padarėm. Ir toks nuvilnijo tokia banga, žinai, toks kaip tsunamis energetinis. Aktyvuokit kristalus, tam turėkime. Ir dabar nuo to kristalo mūsų kiekvienai būtybei žemėje, medžiai, augalai, gėliai, visiems ateina spinduliai, ateina ta energija, kad visi pajustų, visi aktyvuotųsi. Daug energijos ir šviesos. Okay. Šauna ten tie kristalai, tie spinduliai šauna ten tiesiai į tą viršų. Matau, kai tie virusiniai kažkaip bandė, kažkokios kaip armijos eina, žinai, link tų kalėjimų iš šonų, tokia kaip išgirdau, kaip kokie arkliai, žinai, kažkas ten atvaro. Ir taip kaip šovė tie kristalai, taip iš karto kaip bum, tokia kaip būtų sprogus bomba, jos atmetė į šoną. Ir aš rėkiu per tos kitas, žinai, tos įkalinimus, aktyvuokit kristalus, neteina tokia, žinai, greitai, toks, matau, bum, tokie šauna visur, tie visi, tie kristalai kažkokie, tai kiekvienai to erdvėj. Liuks. Man eina žodis 12 kalėjimų, kažkaip ratu taip sustoja, taip įdomiai rodo. Kaip laikrodis koks. Didelis kristalą. Jo, blama, tikrai nepagalvojau. 12 kažkaip tuk rodo. Ateina kiekvieną valandą. Aha. Tarsi tikrai. Nes čia šauna vienas paskui kitą, du iš karto, tai vienas šalia kito, žinai, tai vienas, paskui sekantis, tai dar vienas. Aha, taip ir girdžiu, atrodo. Ir vidui kažkas yra... Vidui tas ratas, matau, ten ties aktyvavos tie kristalai, vidui kažkokia yra juoda skylė, aš nesuprantu, kas ten yra. Kažkas ten negerai, kažką ten reikia ištraukti.
kažkoks įpikištas, nežinau, kaip aparatas, gal to Saturno kažkokia antena, žinokit, įkišta. Tai Kažkoks traukia. strypas, kažkokia ant to strypo tokie šakumai įsišakoja, tokia kaip antena, žinai, ir toks ant viršaus, toks tik kažkoks deimantas uždėtas, kažkoks šlykštus, nežinau, bjaurus jausmas eina nuo to deimanto. Ir ten kažkoks eina, kažkokios tai kaip bangos nuo to tas strypo. Ant visų, mūsų kažkoks tinklas deda. Dažnis kažkoks tai eina. Kieno čia jisai yra įstatytas? Drakas kažkoks lenda, jau skrenda, matau, prie to strypo jau nepatenkia. Nu ir ką jisai čia norėjo, tu prasme, su tuo daryti, koks čia tikslas to strypo yra? Kanalizuoti energiją jaučiu, viskas eina į abydžią, jaučiu, toks eina kritimas į abydžią, kaip kokias kaskadas. Gali būti čia gyvybės medžio kamienas. Man atėjo vinis, kaip prikalta ta teritorija, kaip vinis, man rodo kažkodėl Kristaus tą kryžiavimą, nežinau, kažkoks toks flešai eina, toks kaip prikala mus prie to lygio ir žemina į žemę. Kažkokia technologija panaudota, kad nekiltų tos šitos miestai, kažkokie valstybės, nežinau, kaip pavadinti, pasaulį. Tą vinį ištraukiau. Metu, žinokit, kažkur į Saturno planetą matau, vis tai Saturnas man lendas, tai žiedai. Kai kaliau tą vinį, tą Saturną. Ir dar kūjį tokį pasiėmiau, kažkokį tai kaidėjau. Iš orbitos išnešk. Juodas. Jo, kažkaip skrido kaidėjau, toks kaip atrodo, kaip būčiau prasprogdinus kamuolį, toks ir nuvarė kažkur ten. Visais tais tinklais, matai, nuvarė, ta antena kažkaip tą tinklą dėjo, matau, tas antena, kuo toliau ta antena nuo mūsų, tuo mažiau tas tinklas užsidėjęs toks ir nusivilko toks kaip šalmas. Net nuo smegenų man kažkokios, tai gilginimas kažkoks nuėjo. Žinai, mes kaip pajungti, žinokit, kai kažkokie kai robotai, jo rodo trečią akį, akys tokios kažkokios, kai nenormalios, žinai, kai būna mechaninės lėlės ir tos smegenys kažkokios ten dažnius varo ištisai, ir tą anteną sistemai kažkaip paklūs sistemai, girdžiu. Tu privalai, tu daryk, tu privalai daryti tą kažkokį prievalės, kažkokios eina per tą bangas tas. Tu turi dirbti, tu turi ten vesti, tu turi vaikus gimdyti, kažkokia tokia nesąmonė, tokia programacija eina konkreti. Taip. Ir žiūrėk, taip ir atrodo, kad kaip būtų laikrodis lygtais ir kaip šita sistema tarsi per laiko tą sampratą, nežinau, pakabinta, kažkaip įkalintas tas toks dalykas per tą laiko supratimą dabar, Žemėje turiu omeny, aš nežinau, aiškiai pasakiau, ką norėjau pasakyti. Jo, supratau. Jo, taip man atėjo dar, kad kažkaip mum įkalta, kad laikas tiksi ir tu turi skubėti, kažkaip jaučiu, o iš tikrųjų mes neturim niekur skubėti, nes per būtent tą neskubėjimą, tą susijungimą su savim ir ateis tikroji progresas, tas tikrasis. O čia skubam, kai žiūrkės kokios. Kaip į narvą įdeda. Mano čia iki čia tau laikas ir viskas, ir tu ten vienai nespėsi. Nespėsi į darbą, nespėsi ištekėti, nespėsi santaupus kurt, nespėsi numirti, nespėsi nieko svečių. Bėgi ir viskas baigėsi egzistencija, vėl išmeta, vėl įkelia, vėl bėgi, vėl iškrenti, vėl kaip, nežinau, kaip pasakyti, kaip tai domino, žinai, kur sustato ir verčia viską grandinę tokia, ištisas griūtis. Vergystė, čia yra visiškai vergystė. Tai gerai, traukiam visą šitą, mums čia nieko nereikia, anuliuojam tą laikrodį, traukiam tą strypą, tą visą struktūrą, naikinam ir ateina visiškai kitas suvokimas apie laiką, apie viską, apie tai, kad mes turim būti laisvi nuo laiko ir galėtumėm susijungti su savim ir padirbėti su savim. Ir nuo tų visų programų metam visas lauk, nieko mums nebereikia. 3-1 valom. Man ten rodo, kad toksai virusas nubėginė, tokios kai kaskados eina į apačią, tokie bizos,
viskas teka, bet iš visų tų, žinai, pasaulį ir toks rodo saulė mėnulis, kad kažkaip ant jų visų tas saulė mėnulis tas pats sukasi ten kažkaip. Tai ir toks juodas, tas užmautas, toks dangus, juoda ten matau. Ir kažkaip virusas į apačią ir toks kaip iš kokio vandens, žinokit, juodo išneria tas visas tą plokštumą. Dabar jau matau, kad mes jau išlindom į tą šviesią pusę. Ant to vandens kažkaip paviršiaus kunkuliuoja tas va tie žemynai kažkaip įdomiai. Ir pagaliau pamatom tą tikrą saulę, žinai, toks kaip apspigina mus ten visus tą saulę. Ne ta dirbtinis ten kažkoks kosmosas, o tas tikras. Ten tą vandenį, matau, kažkaip kanalizuojam irgi taip kaip ištraukiam, kaip iš kokios kanalizacijos, o tas toks išbėga, toks juodas, toksai. Nežinau, spalva, kas čia išbėgo, tiesiog matau, kai tas vanduo nuskaidrėjo, net toks permatoms pasidarė, kaip visiškai be jokių priemaišų. Tokia kaip ir magija jaučiu, nueina, tokia juoda kažkokia drakė, nežinokit. Skrandžius kažkaip jaučiu suka, nežinau kodėl. Jam noris vėl kažką išlendam, kažkokios tos magijos, kaip prigėramas ten kažkokių tai skysčių maginių, aš nesuprantu, kažką ten prigirdė mums ten. Tokia purifikacija vyksta visiška, išsivalymas. Buvom gerokai intoksikuoti. Skraidė ten virš to pasaulio kažkokios būtybės, kažkokie paukščiai rojaus išlindo, tam eina kažkaip su karatais, ten nuo Jėzų, ten toks sujudimas. Kad kirtom tą limitą kažkaip įdomiai, taip. Drugeliais, matau, skraido, ten fėjos visokie, tavo tokie lenda, visokie būtybės. Tai tokie dideli, jie kaip iš kito tos sluoksnio ateina iš viršaus, matau, kaip ateina mus pasižiūrėti, atneša kažką, net tie paukščiai kažkas, snape, matau, atneša kažkokių dokumentų. Matau, metą tos dokumentus, tos kažkokius rytinius, tokie švytintis tie dokumentai. Kažkaip sako, kažkokia kaip sutartis pasirašyti, kažką tam jaučiu toks, kažkoks kaip to šio pasaulio, kažkokio kaip, nežinau, gal kažkokios sutartis, kažkoks įėjimas tą kitą lygį. Reikia mums čia kažką pasirašinėti? Ne, gal nereiktų. Kaip manai? Nereiktų, man kažkaip tai šaltis ateina labai. Kažką ten mes skaitom, žiūrim, kas čia per dokumentai, kažkokios, nežinau, kažkokie dėsniai, nežinau, kažką mes ten mokiname. Tas pasaulis turi kažkokias taisyklės elgesio, jaučiu, ir mes su jom turim susipažinti, toks eina jausmas. Mes kažkaip skaitom ir tas integruojas tos taisyklės tiesiog, kažkaip taip. Aš tai mačiau, kad pasirašiau kažkokiam auksiniam raidėm. Man kaip ir tinka tos taisyklės, nežinau. Tiesiog, aš tai ten apačiu jau tikrai negrįžčiau. Jūs tai grįžkit, taip norite. Ne, nenorim ir prisigėriau ten iki kaklo to vandens kanalizacinio. Okay. Nežinau, kaip palieka teritoriją jaučiu, toks ten nieko nėra, tuščia ten mum kažkaip tai jaučiu, jie net nesikiš. Nu, taip, plėskitės, tvarkykitės, toks ateina, ar ne, toks atrodo, tokia kaip ramybė užėjo prieš, žinai, statybas didelės, tokia biškai palisė, tokia kaip iškritę jaučiamės. Kaip, žinai, sakytum, negaliu patikėti, iš kur mes čia išsikapanojom. Pasikvieskim visus, klausyk, šitos telepatus ir visus žmonės, kurie nori į tą naują sluoksnį, į tą naują žemę ir kurie nori pradėti savo kūrybą tenais.
investuoti savo energiją ir kurti gražesnį pasaulį. Pasikviečiam visus. Aišku, pirmą tegul tenais išsivėmė. Va, šitą labai reikėjo pasakyti. Jo. Taigi šitą labai, ko jau galvoju, kaip čia pasakyti, kokia. Korektiškai, ne? Tai va. Pradėti man pasakyti. Tai va tas va kažkaip ir yra, kad reikia apsivalyti ir kaip eit, nes galima vėl papulti kitą narvą. Taip. Bet nes va tos man kaip taisyklės, viskas, viskas tvarko, bet reikia irgi apsižiūrėti, kaip sako, žinai, mažom raidelėm, yra tam tikrų sąlygų. Taip. Ir man dar pačiai dar tikrai dar negaliu ten eiti, nes aš dar jaučiu, kad mane dar tempia ten, kažką turiu dar padaryti, bet tą prasme aš susitariu, kad aš ateisiu bet kada. Okay. Kai būsiu pasiruošusi, tą prasme jau būsiu. Jo, aš irgi žiūriu. Į savo mes nesikišim, kažkaip ir nesikišim, bet ten matau, kad vien strikteltum iškart pagalbą ateitų, ten tokie ir gydūnai, mažiau kažkokie drakonai, žinokit, eina aplink, kaip žiūri, sako, pažiūrėkit, užmeskit akį, kaip jie ten ir generuojas, kažkas atrodo toks pasižiūri, kaip mes ten laikomės, bet tipo nesikišo, kažkaip davė mums žemės plotą, įsivaizduokit ir kurkite jūs ten, žinai. Bet jie labai griežtai pasakė dėl viruso, žinokit, kažkaip, kad tas taisyklės ir buvo su to susiję to patiniu pasauliu, iš kur mes atėjom, mes, tipo, žinom jūsų kažkokias tai traumas, kažkaip jaučiu. Taip. Prisiminkit, kad yra tokios taisyklės, nes, žino, kad tas virusas pas mus gyvena, gali aktyvuotis, kad jie imsis priemonių, jeigu kažkaip ten vėl aktyvuosis, nudauš vėl į apačias. Jo, reikia toks, daug. Tipo, nebandykit ten savo tų nesąmonių, žinai. Tipo, mes jūs mylim, mes suprantam jūsų tas padėtį, bet tipo, jūsų irgi pareiga yra stieptis, keltis ir vystytis į viršų, į saulę, į šviesą. Taip. Gerai, paduokim burbuliukus visiems, kurie nori eiti viršų ir save valyti ir siekti to geresnio gyvenimo, geresnės ateities. Tai padaryti. Ir iškart nesigirdi. 3, 2, 1. Man negirdit mergaitės, kažkas čia atsijungia. Trukdė. Dabar jau vėl girdisi. Aha, kažkas buvo čia. Burbuliukai geri buvo užtatai, taip ir. Nežinau, ką pasakyti, burbuliukai pribiro ir mes ten, tipo, regeneruojamės, tipo, iškritę. Saulė ten šviečia, žodžiu, toks kaip eina, kaip vos ne vasara, žinai, kažkoks toks kaip išplerom net. Toks atsipalaidavimas, jo. Jo, kai būtum dirbęs, tai dabar atostogos, toks, žinai, burbuliai visi iškritę. Jo, reabilitacija po tų vėmimų, po tų visų, kaip sakyti. Čia kažkoks man taip eina, kad sako, čia karantino juosta, negalvokit, kad jūs čia išlipot į tą kitą pusę karantino, čia juosta, bet tokia lengvesnė forma, jūs ten gydysitės, ten kažkaip darysit, paskui turėsit įrodyti, kad jūs verti dar aukščiau lipti. Žiūrėsim, kaip jūs save vesit, aš matau, kad jie taip žiūri, ne visai pasitikimo viso toks yra. Tai sukūrėm tokį kaip terpę, gyvenkit, klestėkit, daugėkitės, žodžiu, bet, būsit stebimi, aišku, kad nepridarytumėt nesąmonę. Taip. Gerai, nenuvilsim jūsų, labai pasistengsim. Gerai, šaunuolės mergaitės. Žinot, mes jau 1:43 minutės. Gal, jeigu daugiau kaip ir nieko neturit ką tokio svarbaus pamatyti ar pasakyti, tai po biškutį gal grįžinėsim. Aš turiu biškį prašymą. Lietuvą, ten tiesa, Lietuvoje yra tas kristalinis pilis, galim ten aktyvuoti kažkaip papildomai stipriau. Gerai, aktyvuojam.
Tu kaip įstatom tą kristalą atgal ir įjungiam. Ten labai daug virusinės energijos, toks demonų labai daug jaučiu Lietuvoje. Reptai demonai Mhm. išsuko ten tą energiją. Reikia sargų, sako, tam bokštui reikia sargų, tų šviesos būtybių, kad prižiūrės tą kristalą, kažkaip kviečia tos lietuvius visus, kurie saugotų, nesipeštų tarpusavį. Mhm. Nepradėtų aiškinti, čia vienam reikia kairio, kad suktus, kitam į dešinę, žinai, tos visus atvaliau. Vis pasakiau, kad į dešinę ir viskas. Visi kiti eina šėko pjauti, to žodžiu. Mhm. Taip. Gerai, Liuks. Kažkokios Palauk, žiežirbos tas lega, kai pradėjo suktis kažkas, ten yra kažkas apačioj padaryta, kad nesisuktų tas kristalas. Kažkaip tai toks sudėtas, kažkoks tai kaip šarnyras, kažkoks, kad tarkuoja tą kristalą, pamačiau žiežirbos vis lega. mhm. Kažkokius kamščius į ten sukaliai tas vietas. Ištraukiu. Traukiam viską, aha. Mhm. Ten tie paukščiai, matau, skrido darbuojas, kad buvo geras. Iš šviesos paukščiai, tokių matau, paėmė tą šarnyrą ir nešas kažkur į juodą skylę, matau, net. Mhm. Galiu sukasi, matau, prisisuk. Gerai. Kaip kokią sieną stumtų, žinai, tokia kaip kokią lavą sukietėjus, tokia, atrodo, tarkuoja tas kristalas, bet sukdamas, toks minutė ir 1 milimetrų prasiplėtė, minutė ir 1 milimetrų prasiplėtė, bet taip išlieto, žinai, toks stūmis, toks vajezu, kaip ten prikepė tos energijos baisiai Lietuvoje. Mhm. Tai Toks net trauk- milžinus pasikviečiau, kad stumtų tą masę kažkaip į kitą pusę stūmė, va čia visi su pečiu surėmė stūmė. Mhm. Padedam ir mes, traukiam luobą tą visą nuo Lietuvos. Mhm. Gerai. Ne, atsiprašau, mergaitės, Rasi, tu rašy, kad tau reikia kada atsijungti? Iki 11:30 kažkur tai. Dabar jau 11:30. Tai arba jau... Bet klausykit, aš dar noriu paprašyti. Einam, jo. Žiūrėkit, pat kur tas šaltis man buvo, kažkas tai liko ir niekaip negaliu išsivalyti. Labai jaučiu spaudžia galvą man ir šala rankos ir atrodo ir sukuosi ir viską žvilgtelkit, ką. Aha, pažiūrėkit. Būčiau kur įkritusi. Aha, kažkur arba kritai, arba pagavot. Pasižiūrėkit. Nes taip jau jaučiu, kad ir susikaupina. Tau kristalą ištraukė. Pompo kažkokį kristalą ištraukė. Taip buvau prisidėjus šviesą. Įmetė kažkur, jaučiu krenta, toks kaip liup, toks kaip baseinas, toks juodas ir taip kažkokia derva kaip išsitraukė, bet čia reptai ištraukė kažkokią pompą. Šalmas, toks patraukimo jausmas, toks kaip šnyplės, jaučiu puf, ištraukė ir toks pliuptas kristalas į apačią kažkur į abysą, matau, įkrito. Tipo nepastebėsi, ta, ne? Nes iškart sakau, toks šaltas pliupsnis man, kai tu apie tos dokumentus šnekėjai ir jis niekaip nepraeina ir nerandu aš jo. Tai gerai, toj, manom susirasti. Aš tau įdėjau tą kristalą, išvaliau tam vandenį gyvybės. Ačiū labai. Gerai, dar irgi sukuosi. Kėlė, matau į viršų, į absoliutą, kažkaip iš to išmečiau į viršų, kilk, sakau, ten. Taip akis, taip įdomiai prasivėrus trečia, bet ne taip kaip pas mus, fiziniam plane, bet taip įkipai kažkaip, kaip vertikaliai, žinai, akis taip įdomiai suvėrus. Ačiū, kad kyla. Taip iš tikrųjų, taip ir turi būti iš tikrųjų, sako, taip ir yra normalu. Aha. Ir kaip skilutė, iki pat. Kažkaip kyliai į tą absoliuto, kad ta akis pasižiūrėtų absoliutą, kažkaip tiesiai į tą energiją, kažkaip taip jaučiu.
toks eina kažkoks pajungimas ant tos energijos. Ten kažkokie pas tai yra mentaliniai, žinok, blokai kažkokie tai. Man lenda visokie, žinok, kažkokie tokie, žinok, lenda susijęs su Babilonu, gal Anunnakis, kažkokie lenda Nubiai, kažkokie tokie Egipto kažkokie simbolika lenda. Tau kaip būtų kažkokie, žinok, per tą vietą kažkas ten buvo nutikę, man eina su takim. O tu ten kažkokia žinė buvai, kažkas su tuo, žinok, susijęs su matymu kažkokiu tai. Matau kažkokią šventyklą, kažkokį bliūdą perduoti, kažkokių intencijos eina per vandenį, kažkas ten vyksta, plauni tu veidą to vandenį, matau tą akį plauni, ten viskas eina magija kažkokia tai. Tu kaip priklausytum kažkaip Anunnakio kažkokį kultų, žinok, vis dar ir tau kaip tu bandai išsilaisvinti, tau išplėšė tą visą, tą jų dalį, sakykime, priklausančio kažką. Įžadus, sako, einam laužyt kažkokią lazdą, matau, kai susisukus klaupiesi, tam prieš tą faraoną kažkas ten šventino. Nusiėmė kepurę, jis tau nuėmė tą kepurę, tipo, lazdą paėmė eikti, pasako, laisvas. Išėjai tokia, žinai, kaip sakant, net triusikų gumytės nepaliko ir tokia laisva. Einu kažką, gal rasiu ką veikti. Vis tiek geriau negu jam dirbti, nes apsiaustą nusimetei. Ir nuoga einu, eisiu, koks skirtumas lapų, va, ten sako, auga palmės. Prisidengsiu, sakai. Tokia laisva išėjai. Kaip ką tik į žemę atėjo, žinai, tokia laisvė. Net negėda, kad tu nuoga. Špyriai dar koja ten kažkokius tai apsiaustus. Viskas išėjai. Anunnakis sako, dar vieno nario neteko. Ačiū labai. Kaip jautiesi Rasa dabar? Gerai dabar labai. Jau dabar pakilau, tai taip labai, tas ir laisvumas atėjo. Triusikų gumytės. Triusikų dabar jau geriau. Labai gerai. Dėkui. Šaunuolis mergaitės. Kaip Sonata tu? Kaip, aš gerai, tik sisiot labai noriu. Visą klytės dar čia šnekat. Aš jau vos. Išsilaisvink. Tai ką, nei čia, nei pakarta, nei paleista. Tai va taip pat. Tai gerai, mergaitės, turbūt grįšim gerai. Po biškučiuką. Gerai. Grįžtat atsipalaidavusios, atsiregeneravusios, pilnas jėgų. Pasiskaičiuosiu nuo 3.